pradėkim nuo gliukozės. Mes girdim gliukozės šuoliai, insulino šuoliai, kaip tai veikia mūsų svorį ir kaip taip yra blogai. Tai, Rūta, ką tu gali pakomentuoti? Kaip suprast dabar to moterim apie tuos gliukozės šuolius? Aš nevalgau. Nes aš galvoju, kad taip geriau svoris krenta. Ir va dabar per šitą bioritmo paskaitą aš sužinau apie tą kortizolį, kaip yra blogai. Taip pasakyk dabar, Rūta, ar aš dar labiau jį užkeliu, išgerdama kavos ir eidama sportuoti? Jis norėtų sumažinti tų saldumynų kiekį. Ar yra įmanoma, ar yra kažkokia praktika? Taip. Yra įmanoma ir pas mane, pavyzdžiui, individualiai, kai kreipiasi klientės, tai vienas pagrindinių tikslų dažniausiai būna su svorio turėjimu ir dažnai būna problema, kad yra pripratimas prie saldumynų. Kaip atrodo ta ideali lėkštė ir kas čia yra per principas, tai klausytojai gali įsivaizduoti, kad jeigu visas dienos maistas yra sudedamas ant vienos lėkštės, pusę tos lėkštės turėtų užimti grikių dietą. Pakalbėkime apie grikių dietą, nes labai dažnai ateina pas mane. Ar aš galiu iškrovas dieną pasidaryti? Ką jūs turite omeny? Ką iškraudinėsiu? Ką čia iškrausim? Tai ir dar, tarkim, kas liečia, tarkim, grikių dietą, arba ten paima ir tik tai geria kefyrą, arba ten blogiausia, tai saldžios sulčių dietos, kažkokie tokie būna. Tai jos dažniausiai... Ar įsivaizduotum, kaip pasikeistų tavo gyvenimas, jeigu jau nuo paauglystės žinotum, kaip veikia tavo kūnas? Kaip maistas, ciklas ir energija susiję? Šiandien su manimi studijoje dvi nuostabios damos, Marija ir Rūta Kisieliūtės. Rūta yra sertifikuota sveikos gyvensenos ir mitybos kaučerė, studijavo Anglijoje ir Airijoje. Ir Rūta, ką tu su to moterim darai? Papasakok šiek tiek apie save. Tai moteris dažniausiai į mane kreipiasi su įvairiais mitybos ir gyvensenos tikslais. Dažniausiai tai būna tai, kad jos jau būna praėję daug dietologo arba kažko ir, pavyzdžiui, niekaip negali numesti svorio arba pačios daug ką išbandžiusios. Tai gali būti ir svorio tikslai, gali būti ir kažkoks noras susidraugauti su maistu, sumažinti priklausomybės tam tikram maistui. Tai gali būti tiesiog energingumo padidinimas ir bendros savijautos pagerinimas. Tai ir dirbam. 8 savaitės ir yra rezultatai. Super. Tai čia apie Rūtą. O Marija, jos yra dvynės, tikriausiai sunku atskirti. Bet Marija taip pat yra sertifikuota kaučerė. Konsultantė. Ir truputį kitoj srity. Taip, tai aš dirbu su žmonėmis ir individualių konsultacijų metu aiškinosi priežastis, kodėl žmonės netgi norėdami vienu ar kitų pokyčių savo gyvenime kartais nepradeda daryti veiksmų. Tai pas mane iš esmės tiesiog ateina žmonės, kurie nori pokyčių dabartiniai situacijai. Tai gali būti asmeniniai klausimai, su karjera susiję klausimai, tikrai labai įvairus spektras. Supratau, bet jūs vis tiek abi labai kalbate apie mitybą ir apie ciklą taip pat. Kodėl dabar Rūta ir Marija atsidūrė šioje studijoje? Aš noriu trumpai papasakoti. Tai todėl, kad prieš kelis mėnesius aš baigiau Rūtos ir Marijos kartu su gydytoja ginekologė Laura Kronlachner, labai sudėtinga pavardė, bet baigiau kursą, kur buvo kalba apie moters bioritmą ir beklausydama aš to kurso, aš tiesiog pasigailėjau, galvoju, kodėl aš tą informaciją sužinau tik dabar. Ir tam, kad jūs, moteris, nepasigailėtumėt, aš paprašiau Rūtos ir Marijos ateiti čia į šitą studiją ir pasidalinti visomis žiniomis, kurias jos turi. Tai mes ir pradėkime ir nerkime į tą pokalbį, bet iš pradžio aš noriu jūsų paklausti. Aš šiek tiek apie jūs skaičiau, kad jūs buvot viena rinkodaristė, Marija, ar ne? Ir Rūta, ar atvirkščiai? Atvirkščiai, aš labiau rinkodarai dirbau. O Marija marketinge. Ir jūs dirbo tokias rimtose labai agentūrose reklamos. Taip. Ir kodėl dabar staiga jūs patampate
kaučerės ir šnekat apie sveiką gyvenseną, apie maistą. Kas įvyko? Ir abi. Mes po vieną nevaikštame. Ir jau daug metų. Aš matau. O istorija tai buvo tokia, aš turėjau kažkada alergiją ir pradėjo gydytojai tirti, nieko nerado, mano kūne negalėjo paaiškinti priežasčių. Ir tada kreipiausi į funkcinės medicinos gydytoją, pradėjom tyrinėti, daryti pokyčius mitybai, nors aš šiaip galvojau, kad aš ten jau tikrai labai sveikai maitinuosi ir viską. Ir tiesiog buvo labai įdomus atradimai per metus, po to pradėjau kažkaip dėl savęs studijuoti mitybą ir gyvenseną, po to pabaigusi studijas, kadangi ten buvo ir konsultavimo praktika ir viskas, po truputį pradėjau konsultuoti žmonės, gilinti žinias, toliau studijuoti ir taip kažkaip galiausiai šalia mano kitos verslo veiklos atsirado ir konsultavimas mitybos klausimais. Ir dabar konsultuoju žmonės individualiai arba su specialistais kaip Marija, kaip gydytoja Laura arba kiti gydytojai. Mes tiesiog kuriame programas tokias platesnės ir edukuojame žmonės. O Marija, kaip tu pasukai šituo keliu? Tai aš dar gyvenau Londone ir man labai jaunam amžiui išsireguliavo mėnesinį ciklas. Tada Londone nuėjau pas gydytoją. Gydytojas buvo vyras, iš karto mane uždėjo ant kontraceptinių vaistų. Ir, aišku, man tada buvo tiek metų, kad aš, tikrai ir negyvenau pačio sveikiausio gyvenimo būdo, bet ir nelabai domėjausi tuo metu, ta prasme, kokią įtaką darys tie kontraceptiniai vaistai. Ir po to grįžau į Lietuvą ir kažkaip vienu metu eidama į vaistinę pirkti vaistų, pagalvojau, ką aš čia visą gyvenimą naudosiu tos kontraceptinius vaistus ir tada kažkaip sutapo gyvenime, kad susipažinau su labai gera funkcinės medicinos gydytoja. Ir aš pasakiau, papasakojau, kas man buvo diagnozuota. Ši buvo diagnozuota policistinių kiaušidžių sindromas ir pasakiau, kad aš nenoriu vaistų naudoti visą gyvenimą ir sakau, ar yra kažkaip būdai, kaip aš galėčiau išsitirti, išsiaiškinti priežastis ir mes tada pradėjom kartu dirbti, stipriai keičiau labai daug gyvenimo sferų, tame tarpe ir mitybą, daug eksperimentavau, tai po kažkur 8 metų naudojimo kontraceptinius vaistus man užėmė, kokius 6-7 metai susireguliuoti ciklą, kad nueiti nuo vaistų, ten nuėjimas tai greitas buvo, bet pats susireguliavimas ir gražinimas visko į tokį, sveiką normalų būvį, ką aš dabar esu pasiekusi, tai užėmė ir ten tuo metu tikrai praeksperimentavau labai daug skirtingų dietų, ten ir badavimo protokolų, ir ten sportais skirtingais užsiminėjau, tai tiesiog ir kadangi pavyko padaryti tos pokyčius, tai labai susidomėjau tą temą ir toliau dirbame su Rūta, bendradarbiavim su skirtingais medicinos specialistais ir ruošiam edukacinės programas. Tai labai įdomi istorija, vienos iš alerginės pusės, o kitos iš ciklo pusės. Bet labai gera girdėti, kad jūs jau tą praktiką tokią per save praėjot, todėl ir galite dalintis tomis žiniomis, kurias jau turit. Taip, ir kadangi yra praeita ta praktika, tai iš tiesų galbūt tos žinios, kurias mes rinkomės taip labai detalėmis ir reikėjo labai daug eksperimentuoti ir mes šiaip niekada nebuvo taip, kad būtų labai praktiškai pateikiama informacija. Tai kai mes kuriame tas edukacinės programas, mes labai stengiamės, kad ta informacija būtų pritaikoma, ne tik tai teorija. Aš sutinku, nes kai mokiausi, iš tiesų labai man patiko jūsų skaidrės ir kaip viskas atrodė, netgi taip pagaudavau save, galvoju, kaip jūs taip sugebėjot lengvai, šitaip gražiai išdėstyti viską ir viską išaiškinti, tikrai šauniai. Tai mes dabar dėja šito podcast'o kontekste neturėsim skaidrių, bet tikiuosi kažkaip perteikti tą informaciją, kad klausytojams irgi būtų lengvai suprantama ir kad kiekviena galėtų pasiimti, kas joms naudingiausia. Tai griebiam viską, kas naudingiausia ir keliaujam. Tai pradėkime nuo to, kas yra aplamai tas bioritmas. Tai aš galiu pakomentuoti ir į šį klausimą aš manau, kad
žiūrovėms šiaip būtų, aišku, ir žiūrovų turbūt yra Tikriausiai, gal. tikiuosi, nes čia beje ne tik moterims, bet ir jų vyrams labai svarbi informacija. Tai norėčiau taip iš tokio platesnio konteksto ir bendrai pristatyti skirtumus tarp vyrų ir moterų, nes visi žmonės gyvena tam tikrų ritmų. Žiūrint į vyrus, tai vyrų pagrindiniai reguliaciniai hormonai yra kortizolis ir melatoninas ir jie svyruoja 24 valandų cikle ir taip diena iš dienos. Tai jeigu, pavyzdžiui, vyras imasi kažkokių gyvensenos rutinų, pavyzdžiui, tam tikrą sporto rutiną arba protarpinio badavimo rutiną, jisai iš esmės gali taikyti tai kiekvieną dieną ir tikėtis gauti tokius pat rezultatus. Aš aišku, čia nenoriu taip supaprastinti vyrų, nes tikrai jie yra nuostabus ir daug sudėtingesni, negu aš ką tik pristačiau. Bet galim pasižiūrėti į moteris ir, pavyzdžiui, moterų pagrindiniai reguliaciniai hormonai yra kiaušidžių gaminami progesteronas ir estrogenas, kurie susijęs su menstruacijų ciklu ir žmonės dažniausiai žino kaip moterų ten lytinius hormonus ir veikiančius visą lytinę sistemą. Tačiau progesteronas ir estrogenas iš tiesų veikia visą moters fiziologiją, tiek smegenis, nervų sistemą, visas organų sistemas. Ir tas ciklas yra vidutiniškai 28 dienos, tai moteris kiekvieną dieną ta hormonų lygiai skiriasi ir svyruoja ir dėl to moteris kiekvieną dieną jausis visiškai kitaip priklausomai nuo kokie hormonai tuo metu dominuoja. Tai vyrai dėl to yra lyginant su moterim labai geri ten mokslinėse tyrimuose tyriamieji objektai, nes jos lengva kiekvieną dieną. Stabilus. Stabilus. O moteris tuo tarpu yra sudėtingos, nes jų hormonai skiriasi kiekvieną dieną. Tai aš aišku nesakau, kad moterių neįtakoja kortizolis ir melatoninas ir tas 24 valandų cirkadinis ritmas, nes jis irgi veikia. Bet tie lytiniai hormonai galima sakyti, kad turi svarbesnę įtaką ir labai keičia visą moterį. Tai, pavyzdžiui, priklausys nuo to, koks hormonų lygis, priklausys kaip moteris virškina maistą, kaip pasisavina medžiagas, kokios gali būti jos nuotaikos, kaip jinai pakelia stresą ir panašiai. Taip. Tai kai mes ir savo programoje kalbame, vartojame tą žodį bioritmas, tai mes turime galvoje platesnę savoką negu tiesiog menstruacijų ciklas, nes tai paveikia visas moteris gyvenimo sferas. Ir tą bioritmą galima suskirstyti į 4 skirtingas fazes, priklausomai nuo kuris hormonas toje fazėje dominuoja, nes jis tada turi įtaką visam moters kūnui. Tai aš manau, kad mes laiko turim, tai aš, kad moterims būtų naudingiausiai, norėčiau praeiti pro visas tas. Turim laiko, taip? Turim laiko, jo, praeinam. Jūs, kai kalbat apie tą bioritmą ir tą cikliškumą, man iškart iškyla tie rilsai tokie, kur moteris pirma ciklo dalis ten būna tokia ramesnė, po to ateina ovuliacija ir jinai pasileidžia plaukus, jo. O po to tik sėdėt ant sofos ir užmėtykit mane šokoladukais. Po to staiga jinai vėl susisuka į chalatą ir guli lovai valgo šokoladą. Tai ar čia kažkas panašaus? Čia, kad vyrui neatsibostų su ta pačia moterimi. Jo, taip. Taip sukūrė. Jo. Tai jo, čia taip padėjo pajuokaujant. Tai gerai, praeinam pro tas, nes čia, man atrodo, mes galėtume juokauti visą podcastą, tai reikia surimtėti. Tai gerai, tai pirmoji fazė yra nuo 1 iki 5 dienos ir sutampa su menstruacijų ciklo pradžia, kuomet yra ta kraujavimo fazė. Tai kas vyksta su hormonais tuo metu, tie lytiniai hormonai yra žemiausiam lygmenyje. Ir tai pasireiškia, kad moters energijos gamyba sulėtėja, tai moteris jausis mažiau energinga, taip pat sulėtėja metabolizmas, sumažėja jaudrumo neurotransmiterių, tai gali įtakoti, kad moters nuotaika bus žemesnėme lygmenyje.
O iš kognityvinės pusės žiūrint, tuo metu moteris turi tokią suaktyvėjusią intuiciją, tai iš esmės nors galbūt tai pati moteris nesijaučia energetiškai labai aukštame lygmenyje, bet tai labai puikus metas atsigręžti į save, galbūt tokia intravertiškesnė fazė, kai tu gali apžvelgti, kas tau tinka, kas netinka, susiplanuoti, galbūt kažką pakeisti ir panašiai. Tai čia per tas menstruacijų dienas, praktiškai nuo 1 iki 5. Taip. Ir dar šiaip mes, kai kartu ir su gydytoja Laura Kronlachner kūrėm tą programą, tai jinai šiaip iš tiesų tokį labai gerą iliustracinį pavyzdį pateikė, kur mes, kai buvom mažas mergaitės, dažnai televizijoje matydavom tokią reklamą, kur reklamuoja ten ar tamponus, ar įklotus ir menstruacijų dienos, moteris kraujuoja ir jinai su baltais džinsais, jachtos priekyje, išskėtus rankas ir taip tiesiog mėgaujasi tomis dienomis. Tai man, taip tiesiog yra formuojamas tam tikras stereotipas ir moteris pačios per tokias reklamas savo susikūrė lūkesčius, kad aš įsidėsiu ten gerą tamponą ar gerus įklotus ir aš jausiuos šitaip pat laisva su baltais džinsais. Tai mes tiesiog per tą programą norėjom atspindėti, kad iš tiesų yra moteris labai keičiasi ir kad moteris tai padėtų moterim savo lūkesčius susivaldyti ir save pažinti labiau. Tai jo, čia ta pirmoji fazė. Taip. Tada antroji fazė yra nuo 6 iki kažkur 13 dienos. Kuo pasireiškia ta fazė? Tai iš hormonų lygmens žiūrint, tai estrogenas pradeda kilti ir pradeda dominuoti. Tai kylant estrogenai, kas vyksta moters viduje, kad greitėja energijos gamyba, tai reiškia, kad moteris bus veiklesnė, energingesnė, greitėja metabolizmas, tai gali būti, kad reikės ten moteriai geras laikas galbūt ir daugiau kalorijų suvalgyti, nes jinai pati aktyvesnė darosi, galbūt sportu aktyviau užsiimti. Taip pat kylant estrogenui, kyla ir streso toleravimas ir čia moteris save pradeda labiau mėgti, nes jos gali užsimti labai daug skirtingų veiklų ir šiaip nėra per daug, ten tu gali pakelti ir tą kritiką ir jeigu kažkokios nesėkmės, tu tiesiog geriau naviguoji tarp skirtingų užduočių, tai čia moteris tampa tokia ekstravertiškesnė ir pradeda pagaliau save labiau mėgti. Ir tada tai čia antroji fazė, nuo 6 iki kažkur 13 dienos, čia labai bioindividualu, nes... Ir ciklas netgi nebūna 28 dienų, bet taip, čia tokį viduriuką. Viduriuką paimam, o mes bioritmo akademijoje mokom, kaip ten labiau individualizuoti savo. Tada judant į trečiąją fazę, jinai sutampa su ovuliacija, tai kažkur tarp 14-16 dienos. Iš hormoninės pusės tuomet estrogenas ir kiti lytiniai hormonai yra pike. Tai ką reiškia, tai jeigu estrogenas suteikia mums ten daugiau energijos, tai čia yra tas moters žydėjimo pikas, čia moteris yra charizmatiškiausia, veikliausia, gali to streso daugiau pakelti. Čia iš tiesų moteris yra tokia, kokia jinai nori būti visą mėnesį. 3 dienos. Bet jau tai tik 3 dienos. Ir šiaip, kas labai įdomu, čia taip evoliuciškai yra sudėliojo gamta, kad kadangi yra ovuliacija, yra galimas apvaisinimas, tai ir moteris pati ir iš išvaizdos pusės tampa patrauklesnė vyrams ir vyrai tampa patrauklesni moterims. Tai... Bet šitą charizmatiškumą, nes ne visada nori pratęsti giminę, taip nevyksta, tai galima išnaudoti labai naudingai kitose sferose, pavyzdžiui, ten ar sunkesnį pokalbį šeimoje apturėti, visada geriau eiti, kai esi maks charizmatiška, arba ten su darbdaviu kalbėti apie karjeros pokyčius ar atlyginimo pasikėlimą, tai tikrai galima, žinant šitą informaciją, galima moteris, klausykit ir įsidėmėkit, ką daryti. Tai va, tai čia ta ovuliacija ir tada po jos, kas atsitinka, estrogenas labai stipriai nukrenta ir paskutinioji, 4 fazė yra kažkur nuo 17 dienos iki ciklo pabaigos, tai 28 arba 1 ciklo, to kito kraujavimo.
ir nukritus estrogenui pradeda kilti progesteronas ir šioje fazėje ir dominuoja progesteronas. Ir progesteronas ką padaro moters kūnui, kad moteris yra nusiunčiama į tokią ramybės būseną. Iš esmės čia irgi evoliuciškai taip susidarė, kad moters kūnas yra tarsi nuraminamas, kad jeigu įvyko apvaisinimas, kad sudaryti Kad geras... nepradėtų ten lakstyti visą laiką. Jo, kad tu sudarytum sąlygas, iš esmės tai galimai užsimesgusiai naujai gyvybei įsitvirtinti tenais ir pradėti vystytis. Ir kaip tai paveikia moters kūną, tai neurotransmiteriai GABA ir BDNF, jų pradeda kūnas gaminti smegenis daug daugiau, tai GABA yra atsakinga už nusiraminimą, miego kokybę, tai iš esmės tam sukuriamos palankios sąlygos. Jeigu mes negyvensim prieš savo bioritmą, tai galėsim detaliau pasikalbėti, ką tai reiškia. Ir BDNF tai padeda sukuria tokias sąlygas, kad neuroplastiškumas, gebėjimas, smegenų neuroplastiškumas ir gebėjimas įsisavinti naują informaciją irgi suaktyvėja tuo metu. Tai nors moteris yra ramesnė, bet yra puikus laikas įsisavinti naują informaciją, bet kas darosi dar su progesteronu, kad tas streso toleracija, jeigu jinai kylant estrogenui, irgi su juo kilo ir moteris galėjo daug ką veikti, lengvai pernešti ten visokias nesėkmes ir tą stresą palaikyti, tai estrogenui nukritus ir pradėjus dominuoti progesteronai nusileidžia ir tas streso stogas. Ir kadangi moteris ten prieš keletą dienų buvo veikli, jai tas stresas buvo nemotais ir jinai nori taip tarsi tęsti gyventi toliau tą gyvenimą ir kadangi stogas tai nusileido, tai jinai nuolat pradeda pramušinėti, tada atsiranda tie dirglumai, nuotaikų svyravimai, ten apsiverkimai lygioje vietoje, kas tikrai, aš tikiu, kad visoms buvo. Ir, ir čia ir yra tie vadinamieji PMS simptomai. Tai bet aš irgi klausau ir galvoju, kur čia tas PMS, jeigu čia ir rami ir tokia, bet pasirodo, jis išlenda taip. Tai čia tas per tą streso toleravimą, tai vyrai žinokit, kada nešti gėles, kada užmėtyti šokoladukais, kada pasimti moterį į spa. Tai tikrai yra, mes per tą akademiją labai detaliai dėstame, ką moteris gali susiplanuoti kiekvienoje fazėje, kad palaikyti tuos hormonus ir gyventi pagal savo bioritmą. O kaip yra su kontraceptikais? Ar tai prarandamas tas bioritmas, ar vis tiek moteris gali gyventi tuo bioritmu? Čia labai labai plati tema. Bet taip trumpai, ar vis dar moteris turi tą bioritmą, ar... Tai ten priklauso nuo kontraceptikų, bet daugelis jų išjungia tą menstruacijų ciklą, nesvarbu, kad ten vyksta kraujavimas, bet ten hormonai nebesviruoja taip. Tai ritmiškumas pasilieka, bet jis nėra toksai kaip natūraliai ten. Netgi sako, kad, pavyzdžiui, jeigu susitinka vyras ir moteris naudoja kontraceptikus, tai gali tas vyras arba patikti labiau arba mažiau ir kai po to nustoji juos naudoti, kartais būna išsiskyrimų šeimoje. Girdėjau šitą. O kartais būna, kad vyras labiau pradeda patikti. Jo, priešingai. Linkiu to. Taip. Bet čia labai platus klausimas, tai čia gal netgi Laura galėtum pakalbinti. Jo, pasistengsiu aš ir ją. Nes jinai tikrai labai kokybiškai paaiškintų kiekvieno kontraceptiko veiklą ir į ką atkreipti dėmesį moterims, kaip pasirinkti. Gerai, ačiū Marija. Tai dabar kodėl svarbu pažinti tą bioritmą? Rūta, pašnekėsi šiek tiek apie tai? Galiu. Tai pratęsti tą temą visą. Marija jau daug labai papasakojo, bet tokios kaip esminiai dalykai, tai turbūt yra, kad visų pirma, šiais laikais visuomenėje moteris turi labai daug su mėnesiniu ciklu susijusių sutrikimų. Ir jie yra dažniausiai gydomi tomis kontraceptinėmis tabletėmis, nes tai tiesiog toksai tarsi atrodo paprasčiausias būdas užmaskuoti simptomus, bet tai nesprendžia priežasčių ir nėra gilinamasi, kas ten iš tikrųjų įvyksta. Tai
šito bioritmo pažinimas iš tiesų moterims leidžia geriau pažinti kūną ir pasirūpinti savo sveikata ir netgi atrasti priežastis ir daryti korekcijas, kad tuos sutrikimus ir simptomus palengvinti. Kitas dalykas, apie ką Marija jau irgi truputėlį užsiminė, tai man taip atrodo, kad šito bioritmo pažinimas svarbus yra labai todėl, kad tai įgalina moterį priimti savo tą nuolatos kintančią prigimtį, tą tokį, kaip galima sakyti, įgimtą moteriškumą. Jinai nesitikė iš savęs, kad ten visada bus ta aktyvi tokia, kokia ten yra moteris vaizduojama reklamose ir medijose, bet jinai leis savo pabūti ir tokį, ir tokį, ir tokį. Tai toks savo lūkesčių suvaldymas ir savęs pažinimas. Kitas dalykas tikrai su tuo bioritmu, su skirtingomis fazėmis tikrai ateina tokios supergalios. Tai, kaip Marija minėjo, charizmatiškumą jį galima žinant, kada maždaug tos dienos, galima jį išnaudoti, galima žinoti, kada raumenynas yra geriau pasiruošęs tvirtėti ir stiprėti, tai galima savo treniruočių tvarkaraštį efektyviau planuotis su treneriu. Tada galima netgi žinoti tas dienas, kada reikia daugiau poilsio ir iš tiesų persidėlioti savo tvarkaraštį ir taip tiesiog leisti tiem hormonams išlikti balanse, neiti prieš tą prigimtį. Ir kadangi tas moters bioritmas yra įtakojamas nuolatos tų kintančių hormonų šokio, tai taip ir gaunasi, kad jeigu mes juos suprantam, tai mes galime eiti išvien su jais tą linkme, link kurios eina fiziologija, arba kitu atveju, jeigu mes nesuprantam ir norim taip gyventi kiekvieną dieną, taip pat būti tokios pačios, tai mes tiesiog kažkuriomis dienomis pradėsime eiti prieš savo fiziologiją. Tai mano manimu, tai tokie gal svarbiausi dalykai, kodėl verta. O tau, pavyzdžiui, Vilmante, kai tu, taip ir per mūsų akademiją, ir šiaip pati domiesi, tuo bioritmu, cikliškumu, kokia tu galvoji, kad yra, svarba, tau tokia asmeninė, ką tau davė? Aš manau, žinai, gal naują, ką sužinojau, kaip maistas veikia mūsų cikliškumą. Aišku, ir apie sportą. Mes kalbėjom ir apie sportą, ir apie miego svarbą. Miegas, nieko čia nepakeisi. Reikia miegoti ir viskas. Reikia gauti mums tas 8 valandas. Bet, pavyzdžiui, kas liečia patį sportą, taip, aš girdėdavau irgi, kad kai mėnesinės reiktų mažiau sportuoti, pailsėti labiau, bet sportuoti vis tiek reikia. Apie patį, netgi mes, kai kalbėjom irgi per bioritmo paskaitas apie tą mitybą ir protarpinį badavimą, apie ką mes ir aptarsim čia, tai man irgi labai buvo nauja, kaip tai gali paveikti tą mūsų ciklą. Bet aš visada tikėjau, kad tos problemos, kurios kyla moterims dėl ciklo, visos ginekologinės bėdos, tai jos iš dalies irgi yra mūsų maistas, sportas, stresas, miegas. Tai yra tokia didelė dalis, bet mes dažnai ieškom vaistų. Tai čia dėl ko aš jūs ir pasikviečiu irgi iš dalies tam, kad galima padėti ir ne tik su vaistais, ir jūs esat pavyzdys to. Taip. Tai gal tada ir pereikime prie maisto. Gerai. Pakalbėsim šiek tiek apie gliukozę, visi dabar kalba. Jau sauri burnoj. Šiaip aš Rūtos seku Instagramą, Rūta tokia aktyvesnė, negu Marija. Taip. Man Instagramo progesterono fazė. Amžina. Jo. Tai aš Rūtą stebiu, ji labai gražius patiekalus, bet ir tu pati, Marija, ar ne, irgi gamini daug. Taip, biškai mažiau laiko tik filmuoju. Supratau, bet ir labai gražiai pateikta, ir tokių įdomių, ir dabar su tom dilgėlėm čia įvairūs patiekalai. Apie topinambus pirmą kartą sužinojau iš tavo Instagramo. Rimtai? Taip, ir kaip tik nueinu turgu žiūriu topinambas guli, tai visą kilogramą nusipirkau, jo, ir tikrai labai skanu. Žodžiu, aš seku Rūtą, labai patinka, tai Rūta apie maistą čia galės kalbėti, bet nekalbėk labai ilgai, gerai, palik dar šiek. Tai tvarkoj, tai pradėkim nuo gliukozės. Mes girdim gliukozės šuoliai, insulino šuoliai, kaip tai veikia mūsų svorį ir kaip taip yra blogai. Tai Rūta, ką tu gali pakomentuoti, kaip supras dabar to moterim apie tuos gliukozės šuolius?
Tai visų pirma, kas yra tas gliukozės šuolis, gal nuo to pradėkime. Tai kai mes pavalgome, kiekvieną kartą mūsų gliukozė, cukraus kiekis kraujyje šiek tiek pakyla arba stipriai pakyla. Ir tai priklauso nuo to, kiek mes valgome paprastųjų angliavandenių. Tie paprastieji angliavandeniai tai yra tokios labai paprasto cukraus turintis maistai, tai pavyzdžiui būtų visokie saldumynai, saldūs gėrimai, miltiniai produktai, duonos ir taip toliau, visokie kepiniukai. Tai kai mes šitų produktų, kurie turi daug paprastųjų angliavandenių, suvalgome dažnai ir daug, mūsų cukraus kiekis kraujyje užkyla. Ir kas tada atsitinka paprastai, kai jis užkyla daugiau negu kūnui yra patogu ir ko jis norėtų, dažnai įvyksta toksai gana staigus kritimas ir trumpajame periode, kelių valandų periode, ką tai tikėtina išaugs, tai yra pamažėjusi energingumą, nes staiga įvyko tokia duobė, mes pradėsime norėti saldumynų, gali būti, kad prasidės toksai kaip irzlumas, nes kažko, ir tuo metu kūnas siunčia tokį kaip signalą, greitai eik ir gauk man energijos. Ir kai mes taip gyvenam su tokiais didžiuliais cukraus šuoliais kraujyje labai ilgai, kas iš tikro nutinka, tai mūsų kūnas pagamina daugiau insulino negu reikėtų, tai insulinas kūne pakyla. Insulinas šiaip reikalingas, kad tą gliukozę, kuri tą cukrų suvarytų į ląsteles. Tai kai tos gliukozės yra labai daug, tai mūsų kūnas gamina ir labai daug insulino. Ir kai jis nuolatos yra chroniškai pakilęs, tai kas atsitinka? Mūsų kūnas visų pirma kaupia riebalinį sluoksnį, nes tiesiog yra gliukozės per daug, o insulinas yra toksai tarsi kaupimo hormonas. Kol jis bus aukštas, bus sunku numesti svorį ir taip toliau. Bet kitas dalykas yra tas pakilęs nuolatos insulinas, jis išreguliuoja lytinius hormonus ir gali atsitikti taip, kad pas moterį pradės gamintis daugiau vyriškų hormonų, testosterono, tada prasideda tokios problemos kaip aknė, PMS ir visokios kitos problemos. Dar kas vyksta, kai mes važinėjomės tais linksmaisiais kalneliais vietoj to, kad mes tokiais taip valgytume subalansuotą maistą, mūsų kūno mitochondrijos, kiekviena ląstelė turi mitochondrijas, tai yra tokie kaip organiukai, kurie yra atsakingi už energijos gamybą. Tai jie gauna perkrovą ir iš tiesų negali efektyviai dirbti, jeigu gliukozės mūsų kūne yra per daug. Jie silpsta ir mes jaučiame tokį žemesnį, tokį foninį energingumą. Kitas dalykas, mūsų kūne daugėja oksidacinio streso, uždegiminių reakcijų ir iš tiesų ta aukšta gliukozė kūne ir kraujyje lemia ir tą ankstyvesnį senėjimą ir aukšlėjimąsi, mūsų kūne tiesiog susidarinėja terpė atsiradinėti visokiom ligom. Tai čia toksai turbūt pagrindinės priežastis, kodėl ta gliukozė ir jos reguliavimas kraujyje yra tokios kaip pamatiniai principai, iš tiesų, kurie galioja visoms mityboms, nesvarbu, ar tai bus žema angliavandenių, ar tai bus kažkokia veganiška, vegetariška, galbūt pilnavertė kokia kita mityba. Tai tikslas būtų išlaikyti tą gliukozės balansą tokį, ar ne? Nedidelius tos kalniukus. Taip. Nes jo, kaip turi mini Rūta, kad kartais pavalgai ir užsinori miego, tikrai taip nutinka. Ir man tai būna. Ir man tai būna. Jo, ir tau dar tai būna. Kartais būna. Jo. Tai čia reiškia užkilęs tas gliukozės kiekis, ar ne? Gali būti tai. Taip. Viena iš priežasčių. O tai tas gliukozės disbalansas atspindi per nuotaikų kaitas, ar ne, kaip ir tu minėjai, ir PMS-as irgi čia susiję. Taip. Visi šitie dalykai. Taip, kadangi gliukozė tiesiogiai veikia, tie dažnai pakilusi gliukozė ir įtakoja tuos lytinius hormonus ir gali juos išbalansuoti, o kai jie išbalansuoti, tai ir PMS simptomai gali būti stipresni, gali tas policistinių kiaušidžių sindromas išsivystyti dėl dažnai pakilusio insulino ir kad moteris patampa nebejautri tam insulinui. Tai, kaip Rūta sakė, ir kaip ant odos problemų gali pasireikšti, nes androgenų padaugėja kūne ir oda pasidaro riebesnė, gali spuoguotumas padidėti ir tada moteris perka prabangius
kremus ir jie galbūt kartais padeda taip trumpalaikiškai, bet iš esmės tos priežasties neišsprendžia. Tai jeigu šiaip bendrai yra kažkokių odos problemų, galima labai pasižiūrėti į mitybą ir pasižiūrėti, kaip keisis odos būklė susireguliavus cukrų. tą Tai gliukozės čia pakilimą. reiktų atsisakyti kažko ar pradėti reguliuoti. Čia, aišku, visas mokslas apie tai, kaip. Taip. Atsisakyti ir reguliuoti, mes šiaip, kaip sakom, atsisakyti visam gyvenimui nereikia, bet kartais gerai atsisakyti kuriam laikui, kad tu pajustum, kaip gerai tu Taip. gali jaustis, o po to, taip be fanatizmo, mes irgi ten Napoleono po vieną pyrago gabaliuką nevalgom. Jo, nes vienas tai yra silpniems. Tai kiek? Aš tai darbu 3 valgau per gimtadienį. Labai mėgstu, jeigu kaimynė iškepa kaime ten. Bet čia yra tiesiog retesni tokie atvejai, bet tikrai nieko gyvenime kardinaliai dažniausiai nereikia atsisakyti. Ir gal dėl to žmonėms net sunku pagalvoti apie mintį, ką aš visą Taip. gyvenimą nebevalgysiu. Tai mes taip be fanatizmo. Tvarkoj, tai dabar, o kaip veikia, apie kortizolį irgi girdim daug. Tai yra streso hormonas ir maistas jį irgi veikia. Taip. Man gal buvo tokia nuostaba, kad ryte, sakykime, aš atsikeliu, mano kortizolis tada būna, sako, ryte būna aukščiausias, ar ne, kortizolis? Po šiek tiek laiko po atsibudimo. Po atsibudimo. Ir ką aš darau ryte? Na, aš išgeriu vandens, tada aš išgeriu kavos ir tada išvedu šunį, pavedžioju, grįžtu ir pasportuoju. Aš nevalgau. Nes aš galvoju, kad taip geriau svoris krenta. Ir va dabar per šitą bioritmo paskaitą aš sužinau apie tą kortizolį, kaip yra blogai. Taip pasakyk dabar, Rūta, ar aš dar labiau jį užkeliu, išgerdama kavos ir eidama sportuoti, ar kaip čia yra? Ten taip kava gali veikti kortizolį, tai tiek saldus maistas, tiek kava, tiek kiti stimuliantai ir netgi tokie produktai kenksmingi kaip transriebalai arba kažkokie sunkiai žmogui valgomi priedai, kuriuos dabar kartais deda į maistą, tai jie visi gali tiesiogiai užkelti kortizolį arba kelti uždegiminės reakcijas, dėl kurių po to kyla kortizolis. Tavo atveju tenais ryte, kas vyksta, tai taip, kortizolis automatiškai kyla, išgėrus kavos, jį gali dar užstimuliuoti, bet aišku, kiekvienam žmogui, jeigu tu esi sveika, galbūt tau ten tas išgėrimas kavos puodelio ant tuščio skrandžio ten nebūtinai pramušinės tavo streso stogą ir ten gali būti, kad ten viskas gerai, bet jeigu dar eisi sportuoti, dabartinės rekomendacijos, kokios yra formuojamos, kad jeigu dar pridėsi sportą, jau geriau šiek tiek pavalgyti ir ten gali būti toksai gana mažas maistukas, bet jis yra reikalingas tam, kad tas kortizolis dar stipriau nekiltų, nes jeigu tu sportuosi ant tuščio skrandžio, kas galbūt labai tinka vyrams, moterims tai tiesiog dar labiau didina tą kortizolį. Tai vat, kava galbūt daugumai ir nieko, jeigu ten nėra lėtinio pervargimo, jeigu nėra diagnozuotos kažkokios problemos ten su kortizolio gamyba ir... Bet, žodžiu, pavalgius ryte, tas kortizolis, jisai susireguliuoja, ar kaip? Bet jis, čia ne maistas padaro, kad ne maistas. Susireguliuoja tiesiog kortizolis, taip yra, net jeigu mes nieko neveiktume, tiesiog pasimtume dieną gulėti ant sofos ir tarkim maistas net neegzistuotų, vis viena, čia yra mūsų cirkadinio ritmo hormonas ir jis užkyla, kai mes atsibundame ir jis natūraliai kyla ir po to leidžiasi, dienos metu visada būna toksai kaip mini tokia įdubėlė ir ten dažnai žmonės pasijunta aplink vidudienį šiek tiek žemesnės energijos ir po to jis vėl šiek tiek pakyla, nebe tiek daug kiek ryte ir vėl pradeda leistis ir ten jau tada vakare melatoninas, tas, kuris miego, tas hormonas, kuris mus nuneša į miegą, tai vat toks, tai ten nėra taip, kad tu su maistu jį nužemini, jis tiesiog ar taip nusileistų, tiesiog su maistu. Jeigu mes pavalgom maisto ir tada einam sportuoti, tiesiog tas kortizolis nekyla tiek daug, kiek galbūt kiltų, jeigu tu sportuotum ant tuščio skrandžio. Jis tiesiog natūraliai pakyla ir nusileidžia.
O dar toks klausimas, ar ta gliukozė, vat mes kalbam apie maistą, kad jinai užkyla dėl maisto, bet ar jinai gali užkilti nevalgant? Irgi, vat kaip ir kortizolis, sakai, irgi be... Nebūtinai valgant. Tai vienas pagrindinių dalykų, kuris dar mūsų visuomenėje užkelia gliukozę, tai yra stresas. Tiesiog taip veikia žmogaus kūnas, kad jeigu mes patiriame stresą, tai gali būti kažkoks išorinis stresas arba tiesiog vidinis pergyvenimas. Mūsų kūnas į kraują paduoda gliukozę, nes ten yra sankaupų raumenyse, kepenyse. Į kraują yra paduodama gliukozė tam, nes kūnas identifikuoja, kad ateina kažkoks pavojus ir galbūt reikės bėgti nuo ten, nežinau, užpuoliko arba dar kažko. Dažniausiai tai būna vidinis pergyvenimas ir niekur nereikia bėgti, bet ta gliukozė kraujyje net nevalgant gali normaliai pakilti. Ir dėl to taip galbūt yra ir klausytojai pastebėję, galbūt taip savo praktikoje matau, kad kartais, jeigu žmonės gyvena labai streso pilną gyvenimą ir tarkim su juo neturi tam tikrų taktikų, kaip su juo tvarkytis, pavyzdžiui, tokiam žmogui gali būti daug sunkiau numesti svorį, nes nors jis ir koreguoja, daro pakeitimus mityboje, bet dėl to, kad su stresu yra vis užkeliama gliukozė, jam pavyzdžiui gali būti daug sunkiau numesti svorį, ypač aplink pilvo sritį. Tai čia dažnas atvejis būna irgi moteris laikosi kažkokių dietų arba bent jau teisingai maitinasi, neužkandžiauja, laikosi tų 8 valandų valgymo lango, bet svoris kaip stovi, taip ir stovi. Taip. Tai gali būti priežastis? Taip, tai tikrai labai gali būti priežastis ir stresas ir dažnai moteris, iš tiesų ir nebūtinai tik moteris, bet gal moteris tai labiau veikia dėl jų lytinių hormonų, tai yra, kad jos, kai sugalvoja numesti svorį, dažniausiai tenais būna mažinamos ir kalorijos, nes tai tarsi intuityviai tu tarsi turėtų mažiau valgyti ir dar didinamas sportas ir tiek kalorijų mažinimas dažnu atveju yra stresas, tiek sporto ir aktyvumo didinimas gali kūnui būti stresas, tai tu tarsi bandai daryti savo kažką gero, bet pasiekmė yra tiesiog streso didėjimas ir tai gali labai prilėtinti arba iš visų stabdyti bet kokį svorio kritimą. O kalbant dar apie visą gliukozę, tai mes visada įsivaizduojam saldumynai lygų gliukozė. Tai ar yra įmanoma atsisakyti? Neįmanoma, jūs sakėt, suvalgot pusę Napoleono torto, bet... Mes neturėjom tikslo atsisakyti. Bet aš manau, kad yra įmanoma, bet mes tokio tikslo neturėjom. Nereikia savo kelti neįgyvendinamų tikslų. Tai reiškia neįmanoma, būkim ramios visos. Bet visada galima atiduoti priešai saldumyną. Supratau. Lengviausias būdas. Bet ar tai labai, sakykim, galbūt kitoms tai labai smarkiai veikia jų svorį, ar ne? Ir jinai norėtų sumažinti tų saldumynų kiekį. Ar yra įmanoma, ar yra kažkokia praktika? Taip. Yra įmanoma ir pas mane, pavyzdžiui, individualiai, kai kreipiasi klientės, tai vienas pagrindinių tikslų dažniausiai būna su svorio turėjimu ir dažnai būna problema, kad yra pripratimas prie saldumynų. Tai tenais esu pastebėjusi, kad galiu tokia gal džiugi naujiena yra, kad darant tam tikrus pokyčius per savaitę 2 jau pastebimi labai pasiekiami efektyvūs rezultatai ir tikrai dirbu ir su vaisingo amžiaus moterim ir moterim, kurios į perimenopauzę ir menopauzę, tai tikrai yra galima visoms ir pakankamai greitai. Ir vienas pagrindinių dalykų, kuris labiausiai padeda atsisakyti saldumynų, tai yra didesnis baltymų kiekio valgymas. Ir kaip tai yra susiję, viena pagrindinių priežasčių, kodėl mums taip norisi saldumynų, yra ta, kad šiaip moteris, šiaip žmonės dažnai pakankamai nesuvalgo, pavalgo šiek tiek arba ne visiškai mitybiškai vertingą maistą, staigiai išalksta ten po 1-2 ir tada ką, ten kokį nors saldų užkanduką, tada vėl taip normaliai nepavalgo ir nuolatos yra tas noras, kūnas siunčia signalą, aš nepavalgęs, duok man kažko tokio greito, aš dabar noriu ir taip išeina į trasą tenais saldumynai, visokios bulkutės, visokie energetiniai batonėliai, kurie yra saldus ir taip galiausiai užsisukama tame rate. Ir esu pastebėjus praktikoje ir tai tikrai veikia, kad
pirmiausia, skirimas fokuso suvalgyti pakankamą kiekį baltymų su kiekvienu maistu, tiesiog tave padaro sočiai ir tas saldumynų poreikis automatiškai pradeda mažėti. Bet aišku, tuo pokyčių metu, tarkim, visada eksperimento dėlį geriau izoliuoti tuos saldainiukus, tai nusistatyti savo, kad aš savaitę arba 10 dienų valgysiu baltymus su kiekvienu maistu, ten daržovių, aišku, aplinkui, nevalgysiu saldumynų, jeigu labai norėsiu kažko saldaus, tai ten bus uogų, tarkim, stiklinė, arba ten kokios saldžios bulvės salotose, kažkas tokio. Ir po savaitės 2 jau yra rezultatai, stipriai sumažėjęs potraukis saldumynams. Tai žodžiu, įmanoma. Taip. Svarbiausia, pakovoti su savo reikia organizmu. Būti sočiam, kad nesinorėtų saldumynų. Taip. Nes kitu atveju dažnai ateina alkanos persisportavę moteris ir, ta prasme, tada ir kaltina, kad neturi valios, bet ten iš tiesų fiziologija ir, nereikia savęs taip stipriai kaltinti, nes ten iš tiesų jau tada fiziologija tave taip daro. O kaip insulinas šiaip veikia moteris menopauzėje? Ar galima apie tai šiek tiek pakalbėti, nes aš įsivaizduoju vis tik jaunas žmogus, kol dar nėra moteris ar ne, kol dar nėra menopauzės yra vienaip, bet kai ateina menopauzė, dažnai moteris pergyvena dėl to padidėjusio svorio, nors jinai nieko lik ir nekeitė, jos mityba nekito, bet tiesiog svoris ima ir padidėja. Tai kas čia vyksta? Taip, tai bendrai perimenopauzės ir menopauzės laikotarpyje pas daugelį moterų, natūraliai mažėja atsparumas ląstelių insulinui ir tas gali padaryti tai, kad tiesiog kūnas gamina daugiau insulino, kad su ta gliukozė susitvarkyti. Ir tikrai apie 80% moterų pastebi ten svorio augimą menopauzėje ir perimenopauzėje. Tikrai matosi, atrodo, aš sportavau, ten viską maitinausi gerai ir tarsi tas svoris arba auga, arba išvis jokio judėjimo tenais nėra. Tai reikia tikrai šituose laikotarpiuose persižiūrėti šiek tiek ir sporto programas, ten jau turi būti net nedaugiau sportuojamo, tiesiog tam tikras intensyvumas su svoriais, mityba turi būti peržiūrima, jeigu anksčiau ten kiekvieną dieną galėdavai valgyti, tarkim, kai buvo 35 metai ten bulvinius produktus arba ten duona, galbūt jinai tampa tiesiog mažesnė proporcijos visoje lėkštėje, tampa reikia pasižiūrėti, baltymų turėtų šiek tiek būti daugiau, bet tai atsparumą insulinui su mityba ir su sportu galima gerinti, tiesiog taip gal reikia strategiškiau dirbti tiesiog jau tuose metuose, kad jeigu norisi išlaikyti tam tikrus dalykus. Taip. Tai ir dabar šiek tiek jau Rūta pakalbėjo ir apie baltymus užsiminė, kokie jie mums reikalingi. Tai ir dabar aš girdžiu, aišku, daug apie baltymus ir prieš tai su Dovilė kartu, kur darėme podcastą apie perimenopauzę, menopauzę, kokie yra svarbus baltymai. Ir žinoma, per jūsų kursą jūs pateikėt labai fainų tokių recepčiukų, kiek galima tų baltymų iš ko susirinkti, tai kodėl jie tokie yra svarbus mūsų tai hormoniniai sveikatai. Tai iš tiesų baltymai, o tiksliau amino rūgštys, iš kurių jie yra sudaryti, yra tokia kaip statybinė medžiaga mūsų kūnui ir daugelis žino ir asocijuoja baltymus su raumenynu, kad tai yra būtinas elementas, kad galėtum užsiauginti ir palaikyti savo raumenyną, bet kas galbūt rečiau yra akcentuojama, kad tai yra statybinė medžiaga visam mūsų kūnui ir visoms organų sistemoms. Ir iš baltymų yra gaminama nemažai hormonų, ne visi, bet yra daug, kurie, pavyzdžiui, tam tikrus lytinius hormonus reguliuojantis kiti hormonai, jie gaminami iš baltymų, tai jeigu mes negausime pakankamai baltymų, tai tiesiogiai gali išbalansuoti moterų hormonus. Tai po to, jeigu taip praktiškiau žiūrint iš teorijos, tai baltymų valgymas sulėtina angliavandenių skaidymą, reiškia, kad mes
galim padėti savo susireguliuoti tuos gliukozės ir insulino šuolius. Ir žinome, kad tie gliukozės ir insulino šuoliai veikia hormonus, tai jeigu valgysim daugiau baltymų, iš esmės, kaip pasiekme, galime padėti savo susireguliuoti hormonus. Taip pat baltymai veikia raumenyną, padeda mums jį sutvirtinti ir palaikyti tvirtu, tai ir to pasekoje stiprėja visa moters metabolinė sveikata, tai iš esmės viskas pradeda susireguliuoti ir stoti į savo vietas ir tas raumenynas tampa ypač svarbus, kaip Rūta minėjo, labiau einant per perimenopauzės ir menopauzės laikotarpį ir po menopauzės, nes dėl pasikeitusių hormonų mes negauname tam tikrų stimulų, tai mes turime baltymais palaikyti visą tą raumenyną, kad palaikytume kitas kūno funkcijas. Ir dar kaip minėjau, kad baltymai veikia kaip statybinė medžiaga visoms kitoms organų sistemoms, tai moterų hormonų kontekste galima duoti tokį pavyzdį per kepenis, kurios yra labai svarbios galvojant apie moterų lytinius hormonus, nes kaip pavyzdžiui pakyla ovuliacijos metu estrogenas iki to savo piko ir jis nukrenta, tai mūsų kūnas turi juos perdirbti ir pašalinti iš organizmo, kad tie estrogenai nebeliktų cirkuliuoti kraujyje ir neatsirastų hormonų disbalansas. O kad tai įvyktų, tai čia pagrindinė funkcija atlieka kepenis kaip mūsų detoksikacijos tas mechanizmas, tai iš esmės valgydami baltymais turtingą maistą mes padedame ir tas pačias kepenis palaikyti sveikesnėje būsenoje. Tai galima taip kiekvieną organų sistemą, nes viskas kūne yra sujungta, tai galima kiekvieną organų sistemą žiūrėti ir kad jinai turės viskas įtakos hormonus. Netgi mane nustebino, irgi vienam podcast'e kalbėjom su Dovilė Kalvinskaitė, jinai sakė, jeigu trūksta baltymų, tai slenka plaukai moteriai. Ir jinai geria vitaminus, kad neslinktų tie plaukai, bet jie vis tiek slenka. Ir jie niekaip nenustos linkti, nes tiesiog trūksta baltymų. Tai dabar pakalbėkime, o tai kiek tų baltymų reikia? Tokia labai paprasta taisyklė, čia taip pat, jeigu dabar kalbam apie vaisingo amžiaus moteris, tada tas, kurios eina link menopauzės, perimenopauzės laikotarpį ir menopauzė, tai taip maždaug taip iki 45 metų, tai tokios rekomendacijos būtų galbūt apie 30 gramų baltymų su kiekvienu maistu, čia taip daugiau mažiau, tai reiškia, kad tavo pusryčiai turi apie 30 gramų, tada pietus ir tada vakarienė ir dar idealiu atveju, jeigu užkandžiauji, tai kad tenais irgi būtų baltymų. Ir tas 30 gramų čia toksai labiau kaip minimumas, tai tam galima ir 35 ir 40 nepakenks. O jau kai einame į perimenopauzę, kai kuriom moterim ten gali, aišku, nuo 40 metų, kitom nuo 42, kitom nuo 45 prasidėti, bet tam, tarkim, nuo 45 metų reikėtų tą baltymų suvalgyti dar šiek tiek daugiau, tai jau stengtis arčiau 35-40 gramų su kiekvienu maistu. Ir tas yra būtent reikalinga tam, kad kai mažėja mūsų kūne estrogeno, kad tie baltymai palaikytų iš tiesų sistemas, nuo kurių kurios buvo priklausomos nuo estrogeno. Tai tada ir svorį bus lengviau reguliuoti ir tiesiog ir energingumas bus geresnis. Tai tokias. Bet iš tiesų aš irgi bandau tą daryti, išklausiau jūsų kurso ir stengiuosi. Ir dar man, kas buvo įdomu, kad jūs paminėjot kurso metu, kad reikia 15 gramų baltymų prieš sportą. Tai kai aš jau paklausiau jūsų apie tą kortizolį visą ir kad čia reikia 15 gramų tų baltymų, jau pradėjau stengtis kažką ryte truputį įsimesti iš to baltyminio tokio maisto. Bet pavyzdžiui, gerai, 30 gramų baltymų. Galit pavyzdį, Rūta, gali duoti pavyzdį, kiek čia tai čia pavyzdžiui būtų kažkur apie 150 gramų lašišos, taip daugiau mažiau ten kiekviena žuvis netgi turėtų šiek tiek, bet paprasčiausia, tai jeigu domimasi, tai įvesti, kiek maiste yra baltymų, geriausiai įvesti į Google, tada 100 gramų ir pasižiūrėti mažiau ir ten
pradėjus skaičiuoti, tai taip gana greitai įsimenama, vis vieną valgom daugiau mažiau tą patį maistą. Tai pavyzdžiui, 30 gramų baltymų būtų apie 150-170 gramų lašišos ir tarkim salotos ir kokie ryžiai ten tarkim, jeigu valgome, tarkim, pusryčiam jogurto, tai gal koks skyr jogurtas, tarkim, turi daugiausia baltymų, tai ten būtų galima suvalgyti apie 250 gramų skyr jogurto su, arba net gal 200 gramų su daug sėklų ir riešutų. Pavyzdžiui, kiaušinis turi 6 gramus, tai taip, iš tikrųjų, kad tuos 30 gramų susirinkti yra pakankamai daug sudėtinga, bet taip, pavyzdžiui, patiekalas, kokį aš mėgstu, tai būtų toksai graikinis jogurtas, tada šiek tiek ant keptuvės pakepu ten pomidorų su svogūnu ir tokį kaip padažiuką padarau, užmetu ant graikinio jogurto ir tada dar 3 plakti kiaušiniai. Tai va čia taip susidaro, bet toks, šiaip čia yra toksai tiesiog skanus, sotus maistas. Taip. Ja. Bet aš įsivaizduoju pradžiai, kai tu nori susirinkti tos baltymus, vis tik reikia truputį pasigilinti, pasimokyti. Aš galvoju, aš gal ką padarysiu, atsispausdinsiu lapus, bet kur jūs savo receptus sudėjot, ar ne, tos failus per kursą atsispausdinsiu, pasikabinsiu ant šaldytuvo ir tada galėsiu kiekvieną dieną sekti ir žiūrėti, kaip ir kas tam šaldytuve ten, ar yra ten tų baltymų ar nėra. O jum pačiom ar buvo lengva taip pakeisti savo mitybą ir susirinkti tos baltymus? Ar lengva dabar? Taip, kai pradėjau, dabar tai labai lengva, nes tiesiog pradžioje, pavyzdžiui, jeigu valgai vieną kiaušinį, 3 atrodo labai daug, bet ten kūnas labai greitai adaptuojasi, nes kai tu suvalgai daugiau baltymų, tu tiesiog, pavyzdžiui, mažiau duonos suvalgai, tavo mitybiškai vertingesnė ta lėkštė, tu tiesiog suvalgai baltymais turtingą maistą ir tada daržovės, mažiau ten duonų ir visokių. Bet šiaip man tai buvo, nes šiaip mes nesiskundžiam apetitu. Nors taip neatrodo. Mums nebuvo šiaip sunku, bet yra keli tokie dalykai, kas tikrai labai padeda, matau su savo klientais, taip pasiskaičiuoti, kas yra maždaug tie 30 gramų baltymų ir tokius turėti pirmą 5, kaip, pavyzdžiui, jeigu valgau vištieną, va čia tiek vištienas, mėgstu žuvį čia tiek, jeigu valgau, pavyzdžiui, jogurtą, su kuo maždaug man jį reikia kombinuoti, kad aš susirinkčiau tuos 30 gramų. Ten, aišku, jeigu kažkurią dieną ten bus 26 gramai, tai irgi ten tikrai nėra kažkokia problema ir tai be fanatizmo. Ir man tai, pavyzdžiui, dar labai padeda tas, aš gana dažnai verduosi kaulų sultinį, taip, praktiškai nuolatos. Iš tavo Instagramo aš matau vis ten tu. Išsiverdu, mano viena klientė tai net nunešė šitą sultinę šią išmokiau virti, jinai nunešė į laboratoriją ištirti, kiek gramų baltymų yra. Ir 9 gramai 100 ml, o tas sultinį, tai va tokį stiklinį išgeri ir tiek užtektų kažkur išgerti, kad tu 15 gramų gautum baltymų prieš sportą ir tu taip pat išgeri, toksai tiesiog surus, neapsunkina. Tai man, pavyzdžiui, labai padeda, aš, pavyzdžiui, kartais valgo tokį nedidelį dubenėlį humuso, 1 kiaušinis ir po to tiesiog šiek tiek sultinių ir man lengvai susidaro tie 30 gramų baltymų. Tai va. Aš tai einu į sportą, nešuosi gertuvę ir treneris, manau, galvoja, kad ten vanduo dažniausiai būna vištokojų sultinys. Aš tai galvočiau, žinai, proteininis tas kokteilis, bet tamsi gertuvė. Tai supratau. Gali ir tie proteininiai kokteiliai vykti. Vis viena turėtų pagrindę būti susirenkama iš normalaus maisto, bet tarkim, jeigu per dieną vienas patiekalas yra, jeigu vienas patiekalas yra iš tų miltelių proteininių, tai irgi gali visiškai puikiai tikti. Tai galima tą whey proteiną, ar ne, irgi... Galima miksuoti augalinius proteinus, ten visokius kanapių baltymus, žirnių baltymus. Aš dar, žinai, ką Rūta girdėjau irgi vienam podcast'e apie proteininę kavą. Yra irgi toks galvoju, dalykas, bet dar pabandysiu, nes, ryte, ne, kaip sakai, 15 gramų reikia baltymų, galvoju, gerai, pabandysiu aš tą proteininę kavą, pasiėmiau dukros proteino, įsidėjau. Galima priprasti. Gal priklauso dar nuo skonio, kokį dedi į tą kavą. Aišku, jinai sutirštėja tokia,
Priprasti galima. Aš turbūt labiau mėgčiau išsitirpinčiau vandenį ir tada kavą atskirai užsigerčiau. Galbūt, jo. Nes... Bet esu girdėjus irgi, bet nebandžiau kažkaip man, dar neprireikė, aš savęs nestumėjau. Žodžiu, tu turi savų receptų. Taip. Super. Tai šiek tiek gal apie riebalus ir apie tą idealią lėkštę, nes irgi per bioritmo kursą man rodėt gražų paveikslėlį, kokia yra ideali lėkštė. Taigi pakalbėkime apie tą ir apie tą gliukozės sustabdymą. Jau šiek tiek tu minėjai, kad kai suvalgai baltymų, ta gliukozė jinai lėčiau įsisavina, tai irgi kaip ten reikia kombinuoti viską, kad susitvarkyt su tuo. Tai mitybos šiaip principų yra labai daug, priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualios situacijos, bet mes paprastumo dėliai, kai dėstome žmonėms apie skirtingas mitybos teorijas ir paprastai tos paskaitos būna labai su daug informacijos, mes norime kažkaip viską supaprastinti ir sakome, jeigu jūs vieną dalyką išsinešite iš šitos paskaitos, tai išsineškite idealios lėkštės principą, kuris iš esmės, jeigu jūs maitinsite su tokia mityba, tai padės ir sureguliuoti tuos gliukozės kalnelius ir tuo pačiu visą kitą virtinę labai gerų pasiekmių. Tai kaip atrodo ta ideali lėkštė ir kas čia yra per principas, tai klausytojai gali įsivaizduoti, kad jeigu visas dienos maistas yra sudedamas ant vienos lėkštės, pusę tos lėkštės turėtų užimti nekrakmolingos daržovės, tai yra pavyzdžiui paprikos, salotos, kopūstinės daržovės, agurkai, pankoliai, ir panašiai, visos tos tokios sunkiau galbūt kramtomos daržovės, tai nekrakmolingos daržovės. Tada 1/4 turėtų būti gerųjų baltymų ir gerųjų riebalų ir tada tik tai 1/4 yra tie sudėtingieji angliavandeniai krakmolingos daržovės ir atsisakyti tų visų saldumynų ir stipriai perdirbtų maistų. Tai iš esmės yra pusė lėkštės nekrakmolingos daržovės, 1/4 baltymai riebalai ir 1/4 krakmolingos daržovės. Tai čia tokia labai paprastas principas, kuriuo galima vadovautis, nes pas lietuvius dažnai būna, ne tik pas lietuvius ten. Ir pas italus. Ir pas italus, taip, bet jų dar paslapties iki šiol nesužinojau. Ten kažkokia mistika žodžiai, reikia genai geri. Tai tiesiog tas 1/4, kas turėtų būti nekrakmolingos daržovės, ten pavyzdžiui, krakmolingos tai yra daržovės, ten ir duona, ir bulvės, duona tai neaišku ne daržovė, moliūgai ir taip toliau. Pas lietuvius dažnai būna užima pusė lėkštės, o tų nekrakmolingų daržovių yra daug mažiau. Tai o kas vyksta, kai mes valgome, pavyzdžiui, angliavandeniais turtingą maistą, tai tas ten duonas, makaronus ir viską. Jeigu mes prieš tai suvalgome nekrakmolingų daržovių ir tik tai tada valgome tą angliavandeniais turtingą maistą, tai visi tie angliavandeniai yra įpinami tokią sudėtingesnę matricą ir jų skilimas iki paprasto cukraus, kuris yra po to įsiurbiamas ir cirkuliuoja kraujyje, kad tai vyksta daug lėčiau, tai tie gliukozės šuoliai, jie nėra tokie staigus. Tai plus ir baltymai ir riebalai tą patį padaro, kad prilėtina tų angliavandenių skaidymą. O tai, pavyzdžiui, gerai, yra ta lėkštė, baltymai, šiek tiek angliavandenių, daugiau daržovės. Daržovės, aš kaip suprantu, gali būti tiek troškintos, tiek ir ne, ar ne? Taip. Nesvarbu, vis tiek organizmas pasisavina panašiai. Geriausia varijuoti, jeigu leidžia, kai kurie žmonės turi skrandžio sutrikimų, tai ten jiem kurį laiką geriau tik tai termiškai apdirbtas, bet jeigu leidžia galimybės, tai geriausia varijuoti ir tokių turėti, nes tiesiog netermiškai apdorotos daržovės, jos turi kitokias mitybinės medžiagas ir jos iš tiesų labiausiai prilėtina, kadangi jos pačios yra lėtai skaldomos, labai daug laiko užima, tai dėl to, jos gal toks geriausias būdas, tą kontroliuoti gliukozę, bet aišku, garintas brokolis, žalio brokolį iš vis nėra labai, nebūtinai patartina ten valgyti, nes gali būti sunku suvirškinti, tai taip, kol nekrakmolingos, tai ir tokių reikia, sakyčiau.
O kaip valgyti, tas eiliškumas irgi turi būti, nes aš irgi girdėjau, kad reikia pradžioj daržovės, ten baltymą ir tik tada, tai tada jokio nebelieka, kaip tada kam ta košė bulvių. Galui. Kam desertui. Nes tikrai čia yra desertas. Ar ne? Taip. Nes taip norisi viską, maišyti, ar ne? Daržovės, baltymas ir viską vos ne į vieną šaukštą ir dedi burną. Kaip yra su tuo? Tyrimo dėlį ten yra taip skirstoma, kad kai ten tyria, kokie tai yra gliukozės šuoliai, kad čia pirmą, jeigu suvalgysi salotų ir tada valgysi baltymus, o tada valgysi bulves, kad atsit mažiausias bus gliukozės šuolis kraujyje, jeigu valgysi tokia tvarka, pirmą nekrakmolingos daržovės, tada baltymai, tada krakmolingos daržovės. Bet vaikai dažnai taip valgo. Taip, bet jie nebūtinai pradės tą tvarką. Nebūtinai, bet jie dažnai mėgsta taip atskirai viską. Ir dažniausiai tai, kas neskanu pirmą daržovės, pavyzdžiui. Taip. Bet realybėje, tai atsiprašau, Marija. Viskas gerai, pabaig, kas realybėje, labai įdomu. Realybėje tai mes taip nevalgom, bet žinant, jeigu susipažinai su šitą teoriją, tai tikrai galima pradėti pirmą nuo nekrakmolingų daržovių, gal labiau iš tos pusės, kad skrandis yra tuščias, jų daugiau tilps, kartais mes suvalgom bulves ir mėsą ir tada tom daržovėm net nelabai lieka vietos. Tai čia toks patarimas, pradėti labiau nuo daržovių ir ten baltymų, o bulves, bet ten nebūtinai pačiam gale. Realybėj tai ten bus po ten pusiaukeliai, tikrai jau gali. Ir man žinot, kas patiko irgi, kai klausiau jūs pasakojot, kad kaip reikia valgyti kugelį arba cepelinus. Mes mėgstam juos, tai papasakokit, kaip čia reikia, kad būtų mažiausias cukraus pravedėm tokią propagandą savo kaime, kur gamina žiauriai skanų kugelį. Tai iš esmės kugelis yra padarytas iš bulvių, tai yra krakmolingos daržovės, tai jos labai greitai, kai mes jį suvalgome, skyla į paprastai ten cukraus daleles ir mes iš esmės gliukozė turi šansų labai greitai pakilti, tai mes tiesiog, kai būna tie laukiami kugelio pietus, tai mes dažniausiai pasigaminam didžiulį salotų dubenį, valgo visas kaimas, čia aš viską kaip... Kiek ten pasistam kaime? Kokie būna, bet kaimas. Kaimas vis tiek. Mūsų visas kaimas pavalgo salotų, tada ką dar pasidarom, kad ant kugelio dedam, pavyzdžiui, graikinį jogurtą arba grietinę, tai tie baltymai ir riebalai, jie irgi prilėtina tų angliavandenių skaidimą, tai šitaip ir pamažinti tuos gliukozės pakilimus ir kas gaunasi, taip kaip Rūta sakė, jeigu tu pradžioj suvalgai daugiau daržovių, tai tu tiesiog to kugelio suvalgysi mažiau. Taip. Ir mums daugiau liks. O tai riebalai, su riebalais kaip yra, irgi dabar girdim daug, kad riebalai yra gerai. Taip, aišku. Žiūrint kokie, žinoma, ar ne? Taip, bet daug yra labai gerų riebalų ir iš tiesų ta riebalų fobija čia jau tokie, pasenus informacija ir tikrai neriebalai padaro pagrindę cukrus, kad žmonės tunka. Tai gerųjų riebalų tikrai pakankamai daug reikia įtraukti į mitybą. Tai pavyzdžiui yra tokios kaip omega-3 riebiosios rūgštys, jos yra vadinamos esminėmis, nes pavyzdžiui, jos atlieka labai daug funkcijų mūsų kūne, taip pavyzdžiui prižiūri, kad ten nebūtų uždegiminių reakcijų, bet mūsų kūnas pats negali jų pasigaminti, tai mums privalu jų gauti su maistu ir jų reikia gauti pakankamai daug, taip per dieną žmogui apie 2 miligramus. Tai reiškia, kad jeigu tu norėtum iš maisto taip susirinkti, tikrai reikėtų riebios žuvies porciją praktiškai kiekvieną dieną suvalgyti. Ir retas, kas taip valgo. Tas pats su alyvuogių aliejais, avokadais, tai yra tiesiog nuostabus vitaminais pilni riebalai, kurių reikia mūsų kūnui, nes visų tų medžiagų, kurios yra juose, reikia. O su ląsteliena, irgi kaip yra su ląsteliena, irgi girdžiu, kad labai reikalingas mums ir žarnynui, ir netgi moterim perimenopauzei, menopauzei. Taip, tai šiaip moterims ne tik perimenopauzei ir menopauzei, netgi, tiesiog ir vaisingo amžiaus moterims, nes kur jau trumpai užsiminiau, kur kepenys vykdo, per jas vyksta visas tas detoksikacija, tų perdirbtų hormonų, tai skaidulos irgi labai prisideda prie visų tų detoksikacinių procesų. Tai, ir kur jos yra?
skaidulos, tai nekrakmolingose daržovėse ten salotos. Tai va ta pusė lėkštės. Taip, salotos, paprikos, agurkai, viskas, kur tokios sultingesnės, kur žodžiu, ne bulvės, ne ropinės, ne tas, kas po žemę auga. Ir ropinės yra ten tiesiog dominuojanti cukraus forma, yra krakmolas, tai... Ir šiaip iš tiesų skaidula tai irgi yra tam tikra cukraus forma, tik tai jinai yra tokia sudėtinga, kad mūsų kūnas nebegali jos suskaldyti į paprastasias gliukozės daleles, dėl to, kai mes valgome skaidulinį maistą, mes sumažiname tą gliukozės šuolį. O pavyzdžiui, aš girdžiu tokių dalykų, kad pradėjus valgyti daugiau baltymų, užkietėja viduriai ir ne visos tada moteris nori laikytis tokios dietos, mitybos tokios, kur daug tų baltymų. Arba tas perėjimas į tą 30-30-30 baltymų kiekį, ar jis turėtų būti palaipsnis toksai, ar galima vieną dieną pasiemu Rūtos visus receptus ir pasidaru aš visus tuos patiekalus. Ir po to nereikia 7 dienas į toliau. Kaip ten yra? Gerai. Tai čia toks... moteris, kurios susiduria su ten vidurių užkietėjimu arba kažkuo ten paprastai, jeigu tu praktiškai nevalgy baltymų ir staiga jos pradėsi valgyti, gali būti, kad ten kitiem dalykam neliks vietos ir tada moteris valgo, tarkim, pradeda vos ne tik mėsą ir labai mažai tų skaidulų susirinkti ir tai gali būti priežastis, kodėl šiek tiek gali pakietėti viduriai. Šį patarimas bendrai, jeigu, taip visų pirma, gal įsivertinti ir susiskaičiuoti maždaug, kiek valgai. Ir pradžioje, pavyzdžiui, padaryti tokį eksperimentą, jeigu su nei vienu patiekalu nesusirenki, pradžioje savo užsidėti tikslą, kad tu mėnesį bent vieną patiekalą dienoje suvalgysi su tuo 30 gramų. Tau jau visada išeina, jau žinai, net kelis patiekalus. Tada pradedi šiek tiek didinti, tada kitą mėnesį galbūt jau 2 patiekalai, o gal po 4 mėnesių jau bus dienų, kai netgi 3 bus. Tai sakyčiau, palaipsniui tikrai dažniausiai kūnui geriausia, kai nėra kažkas daroma labai labai drastiškai. Dar kartais žmonės, jeigu jie labai mažai baltymų valgo ir jų kūnas nėra adaptavęs, jis gali susidurti su virškinimo problemomis, gali sakyti, o aš pavalgau ten baltymais turtingo maisto ir man tarsi apstoja virškinimas arba nelabai virškina. Tai dėl to irgi geriau pereidinėti mažais etapais, mažais žingsneliais. Bet tos su virškinimu, kas susiję, tai ten dažniausiai gali būti, kad jei žmonėm virškina prasčiau baltymus, tai ką aš daryčiau su savo klientais, jeigu tai nėra sutrikimas, kuriam jau reikia gydytojo. Tai pirmiausia, patyrinėčiau kokius baltymus, nes dažniausiai ten taip nebūna, kad, man visus baltymus blogai virškina, tai aš pasižiūrėčiau gerai mėsą, ar tikrai visą mėsą, ar tik tai tam tikrus, tada pažiūrėsiu, žuvis galima išskyrus šitą, pasidaryti savo tokį sąrašą, nuo kurių tau gerai baltymų ir tada pradžioje valgyti tik tai juos. Dar galima pažiūrėti pas kai kuriuos žmonės, kai kuriems žmonėm gan prastai virškina baltymų, nes rūgštingumas skrandyje yra prastas arba nėra pakankamai fermentų, kurie atsakingi už baltymų virškinimą, tai irgi galima šiek tiek pagerti papildus, kurie yra tam rūgštingumui padidinti bei fermentai. Tada dar esu pastebėjus, kad kartais žmonės, šiais laikais mes gyvenam tokį labai įtemptą gyvenimą ir ten valgom, ten prie stalo kažką dar dirbam kartu. Kartais sąmoningas valgymas ir pakramtymas toks, gali paprasčiausias dalykas, kas gali padėti. Dar kai kurie žmonės mėgsta valgydami gana daug vandens gerti ir tas irgi gali būti viena iš priežasčių, kodėl, tarkim, tam tikrus baltymus šiek tiek prasčiau virškina. Bet viską po truputį, visus pakeitimus daryti po truputį, kad šeima nepabėgtų. Nes reikia apsidrausti. O su vandeniu kaip yra? Ar reikia tų 2 litrų vandens ar ne? Dabar irgi girdžiu įvairių nuomonių. Prieš tai reikia. Dabar jau pasirodo gerkit tik tada, kada norit. Tai kaip yra iš tiesų ten toj mokykloje? Gal kažkam mokino jūs? Ten šiek tiek. Taip, tos 2 litrų gairės yra tokios duodamos, kad iš vis žmonės atkreiptų dėmesį, bet tai nėra tokia
labai griežta taisyklė, nes tie 2 litrai čia iš tiesų vėlgi priklausys, jeigu žmogus, pavyzdžiui, sportuoja ir gyvena labai karštoje zonoje, tai gali būti, kad jam netgi šiek tiek daugiau vandens reikės. Ten dažnai yra svarbu, kad vanduo būtų gerai įsisavinamas, tai geriau gurkšnoti po mažesnį kiekį, nebūtinai išgėrus ten negeri pusę dienos, tada išgeri pusę litro, jau geriau išskirstyti į 2 arba 3 kartus. Gerai, jeigu vandenyje yra šiek tiek mineralinio vandens, šiek tiek elektrolitų, kad vanduo būtų geriau įsisavinamas. Bet pavyzdžiui, jeigu valgai gana daug nekrakmolingų daržovių, kaip Marija pasakoja, tą idealią lėkštę, tu jau su daržovėm, visokiais vaisiais ten gauni pakankamai daug vandens, tai tikėtina, kad žmogui, kurio, pavyzdžiui, mytyba yra, tarkim, pagrinde ten mėsa ir labai, tarkim, mėsa ir duona, kur iš vis praktiškai nėra vandens, o kitas žmogus valgo daug salotų su mėsa, tai tam žmogui, kuris valgo salotų, reikės mažiau šiek tiek, teoriškai reikėtų mažiau vandens. Tai 2 litrai šiaip yra gana daug, bet taip žmogus tikrai gali ten ir 1,5 litrų, čia toks labiau, kad duodama šitos gairės, kad nepamirštų žmonės. Kaip tie 10 000 žingsnelių, čia nėra tokia. Ne, jie tiesiog sugalvoti yra, ir žmonėm yra lengva. Kai turi labai tokį aišku atskaitos bet tašką. Bet ten nėra, kad čia kažkas, bet čia yra toksai vos ne kaip minimalus judėjimas, kurį kiekvienas turėtų padaryti, ir tie 10 000 žingsnių, apie 6-7 kilometrai, kiek čia dabar aš tiksliai neatsimenu, toks adekvatus pajudėjimas žmogui. Taip. Tiesiog, tai tokie, nustatoma, kad lengviau būtų mums. Tai gerai, dabar turiu kitą temą, dabar paliesime. Apie maistą pakalbėjom, atrodo, viską aptarėm. Dabar pakalbėkim apie nevalgymą. Privalgėm, o dabar kaip yra su tuo protarpiniu badavimu, kas yra protarpinis, man aplamai labai keistas tas pavadinimas protarpinio badavimo, nes aš tada visą gyvenimą protarpiniai badauju, nevalgau bent 12 valandų, tai tikrai visai neblogai. Tai kaip čia yra? Kaip mūsų proseneliai išgyveno. Jo, būtent. Tai kas yra tas protarpinis badavimas, Marija? Tai tiesiog labai populiarus terminas, jeigu čia trumpai. Bet šiaip tai tikrai nėra susitarimo, kas vadinama tuo protarpiniu badavimu, ir aš pati girdžiu tiek ir podcastuose, tinklalaidėse, tiek ir iš savo aplinkoje, kad vieni žmonės, kai 10-12 valandų nevalgo, sako, kad čia protarpinis badavimas, kiti 16-18 ir daugiau valandų, tai tokio bendro susitarimo nėra. Tai iš esmės, jeigu nevalgai 12-14 valandų tą tarpą, tai aš asmeniškai nevadinu to protarpiniu badavimu, nes tai yra tiesiog žmogui normalus ir rekomenduojamas nevalgymo tarpas, kad suteikti savo kūnui sąlygas pailsėti nuo nuolatinio maisto virškinimo, duoti galimybės kūnui atsistatyti. Ten yra įrodyta labai daug visokių įvairiausių metabolinių naudų, kas vyksta kūne. Tai pavyzdžiui, ir tai tikrai nėra badavimas, tai yra tiesiog nevalgymo tarpas ir jisai yra saugus kiekvieną dieną, nebent ten žmogus turi kažkokių rimtų sutrikimų, ten nėščios moteris, žindančios moteris, joms tam tikrose sąlygose gyvenimo pasikeičia šiek tiek, bet šiaip tai sveikam, normaliam žmogui, tiek vyrui, tiek moteriai, tai yra sveikas dalykas kiekvieną dieną. Kai jau pradedame kalbėti apie 16-18 valandų nevalgymą, arba šiek tiek 20, arba 1 kartą valgymą per dieną, tai galbūt tas protarpinis badavimas labiau tinka kaip terminas, bet aš netgi ir tokiam laiko tarpe nevadinčiau to badavimo, tiesiog sakyčiau ilgesnis nevalgymo tarpas, bet čia galim iš šios laidos kontekste apsibrėžti, kad mes, tarkim, protarpiniu badavimu vadinsime tą ilgesnį nevalgymo tarpą 16+ valandų ten iki paros. Taip. Tai tokio nevalgymo, ta prasme, tokio tikrai yra naudinga daryti, tai pavyzdžiui, bet labai skiriasi vėl, ar vyras tai daro, ar moteris, nes kaip jau minėjau laidos pradžioje, vyrui tai galbūt tiks kiekvieną dieną, o moterims, kadangi mes
gliukozę nuleidžiam labai žemai, kas vyksta organizme, kai ilgai nevalgome, tai gliukozės kiekis nukrenta labai stipriai ir tas ilgesnis nevalgymas yra padidėjęs stresas kūnui. Tai iš esmės moterims, jeigu pirmosiose bioritmo fazėse iki ovuliacijos ten pabaigos, kažkur nuo vidurio to viso ciklo gerai tą daryti ir jinai gali turėti ir mažiau kalorijų, ir stresą pakelia didesnį. Tai antroje ciklo pusėje, kuomet turi užkilti progesteronas, tai gali tas nuolatinis protarpinis badavimas gali išreguliuoti hormonus, nes kad pakiltų progesteronas yra reikalingas šiek tiek aukštesnis gliukozės kiekis kraujyje ir, kaip jau minėjau, progesteroną gali labai sumažinti pakilęs stresas arba tas pakilęs kortizolis. Tai jeigu mes diena iš dienos toliau tęsisi, čia apie moteris, diena iš dienos darys tą 16-18 valandų nevalgymą, gali būti, kad galbūt ne po pirmo mėnesio, praėjus kažkiek laikui, tiesiog tas energijos deficitas bus pakankamai didelis, kad tai sukeltų stresą, kad, pavyzdžiui, išsireguliuoja mėnesinės, gali iš viso dingti mėnesinį ciklas, tai čia gali būti tokia priežastis, todėl, nes tiesiog nepakyla pakankamai progesteronas, mes jo neparemėme, nesukūrėme sąlygų ir tada išsibalansuoja tiesiog tas balansas tarp estrogeno ir progesterono ir tada visa virtinė pasekmių yra. Tai į tą galbūt norėtume atkreipti moterų dėmesį. Jo, man įdomu buvo išgirsti tai, kad protarpinis badavimas, jeigu nori pabadauti vieną dieną, 24 valandas, 36 valandas, tai visi tai sako, tai sveika karts nuo karto padaryti, bet man labai patiko ta idėja, kad tą galima daryti pirmom menstruacijų dienom. Ir taip mane nustebino labai, aš pirmą kartą apie tai išgirdau. Taip, ten iš tiesų kūne tada visi hormonai yra žemiausiame lygmenyje ir metabolizmas bendrai moters labai aprimsta, tai tas sumažėjęs kalorijų kiekis nėra iš tiesų toksai didžiulis stresas kūnui, tai jinai gali lengviau pernešti badavimą ir jeigu mes savo Moters bioritmo akademijoje diskutuojama apie ilgesnio nevalgymo tarpo laikymasi, tai rekomendacija visada būtų moterims įsiplanuoti tą 1 arba 2 dienas 1-5 dienomis, būtent aplink menstruacijas. Bet į ką labai svarbu atkreipti dėmesį, kad visas maistas aplinkui tą nevalgymo tarpą, tarkim, nusprendžiat nevalgyti 24 valandas, kad jis būtų tikrai jūs pamaitinantis, toksai labai mitybiškai vertingas. Ir dar į ką svarbu atkreipti dėmesį, nors, tarkim, yra tokia teorija, kad šitą 1-5 dienomis moteriai geriausiai tinka badavimas, bet reikia įvertinti tą, kad šiaip moters energingumas yra pakankamai žemam lygmenį tose dienose ir jeigu jinai tenais ir daug veiklų yra prisiplanavus ir sportą yra prisiplanavus, tai tam badavimui ten kaip ir nelieka vietos, tai kad taip efektyviausiai integruoti tą badavimą tomis dienomis, tai tikrai reikia apsimažinti šiek tiek veiklų, ten tikrai tada nesportuoti tuo metu, kai tą darai, taip susiplanuoti. O jeigu susiplanavai ir ten visieną nesigauna arba bloga savijauta, tai to ir nedaryti, bus kitas laikas. Ir daugiau nėra geriau su badavimu. Tai ten nebūtinai reiškia, kad jeigu jūs 2 kartus padarysit badavimą tomis 5 dienomis, kad jums bus geriau, tiesą sakant, moters kūnui gal net 1 diena būtų efektyvesnė. Bet čia kalbu jau taip, jeigu ten pasiryžo 20 valandų nevalgyti arba 24, o 16 valandų, tai ten tose dienose, manau, kad daugam būtų naudinga. O ar yra kažkam žalingas tas badavimas moterims kažkokioms, galbūt kažkam negalima to daryti aplamai? Taip yra, tai šiaip kiekvienai moteriai gali būti žalingas, jeigu jinai jį nuolatos darys ir ypač toj antrojoje ciklo pusėje, kuomet turi pakilti progesteronas, arba jeigu pas moterį jau yra stiprus, pavyzdžiui, yra padaryti hormoniniai tyrimai ir ten progesteronas yra žemame lygmenyje, tai tada ypač reiktų atkreipti dėmesį, kad tuomet, kai turi užkilti progesteronas, kad tikrai jokių būdų negalima daryti tų ilgesnių nevalgymo tarpų. Po to
kaip jau minėjau, nėra tinkamas moterims, kurios yra nėščios arba žindymo laikotarpyje. Taip pat klausimas čia irgi nėra bendro susitarimo, bet labai jeigu moteris aktyviai sportuoja, tai pavyzdžiui, jeigu tyrimai rodo, kad vyras ant tuščio skrandžio gali labai gerus rezultatus pasiekti, tai dabar jau yra diskusija ir žiūrima atskirai moteris, ar tikrai jos pasiekia tos rezultatus gerus, jeigu ir daro aktyvius protarpinius nevalgymus ir po to intensyvų sportą ant tuščio skrandžio, kartais tiesiog nepasiekia rezultatų, kurių reikia. Taip pat protarpinis badavimas nėra gerai, jeigu moters svoris jau yra labai žemas, nes tai vis viena, nors tu ir labai mitybiškai vertingai pavalgai, bet greičiausiai bus kalorijų deficitas, tai gali tiesiog dar paskatinti svorio kritimą ir tada ten irgi kaskada visokių pasiekmių. Na ir jeigu yra tiesiog valgymo sutrikimai, tai tada irgi nerekomenduojama. Tai čia gal pagrindinės tokios grupės. O dabar, ar įmanoma gyventi, vėl apie bioritmą šiek tiek pakalbėjom, ar ne, apie tą badavimą, ar įmanoma gyventi pagal savo bioritmą? Taip. Jūs taip gyvenat? Taip, be fanatizmo. Aš irgi stengiuosi išklausiusi jūsų kurso, tai jeigu tas bioritmas yra, tiksliau, jeigu tavo gyvenimo ritmas yra toks chaotiškas, nuo ko aplamai reiktų pradėti, kaip pradėti klausyti to savo organizmo ir savo ritmo? Tai viskas prasideda iš tiesų nuo savęs pažinimo ir jeigu dar nesekate savo to ritmo ir nežinote, kokioje hormoninėje fazėje esate, tai reikėtų pradėti sekti. Tai šiais laikais yra sukurta programėlių, kurios yra didelė pagalba ir ten labai lengva pamatyti, kada jūsų ovuliacija ir taip pasižiūrėti, kaip ten tie hormonai yra išsidėstę. Tos programėlės nėra labai tikslios, jeigu menstruacijų ciklas nėra reguliarus. Tai tuo atveju mes ten per Moters bioritmo akademiją mokome moteris, kokie yra kiti būdai identifikuoti, kada, pavyzdžiui, moteriai ovuliacija ir kaip suprasti, koksai hormonas, kuriomis dienomis dominuoja pas moteris. Tai kai jau moteris pradeda save pažindinėti ir stebi tą savo ciklą, tada dar gerai stebėti savo ir fiksuoti savo būsenas, emocinės ir fizinės, kad pasižiūrėti, ar yra kažkokie dėsningumai. Tai kai pastebi tos dėsningumus, ten pavyzdžiui pastebi, kad tikrai irzlumas ten prieš mėnesinės labai padidėja, tai tuomet išsikeli savo tikslą, kad tu, pavyzdžiui, žiūrėsi į tą rodiklį, ar ten irzlumas keičiasi ir tada nusprendi, kokius pokyčius galima daryti. Tų pokyčių yra labai daug, tu praėjai mūsų akademiją, tai ten ir mitybos sferoje, ir miego, ir sporto. Tai iš esmės kiekvienos moters situacija yra labai bioindividuali, tai priklausys nuo tikslų. Vienai moteriai galbūt, pavyzdžiui, tas baltymų didesnis įtraukimas padarys labai didžiulę įtaką, nes tai sureguliuos visą jos mitybą. Kitai moteriai, pas kurią galbūt yra labai aukštas streso lygis, galbūt jai didžiausią įtaką padarys ten miego optimizavimas arba streso valdymo įrankių naudojimas. Tai čia labai po to priklauso nuo tikslo ir kokį įrankį pasirinksi. Bet tikrai galime, bet viskas nuo savistabos prasideda, kad tu suprastum iš tiesų, ko tau reikia. O merginos, jūs sportuojat? Kaip jūs žiūrit irgi savo bioritmą ir sportą? Ar jūs kažkaip reguliuojate tą sportą savo viso bioritmo cikle, ar atsižvelgiate tai? Aš tai atsižvelgiu labiausiai iš tos pusės, kad aš maždaug žinau, kada man tikėtina bus mažiau energingas laikas ir jeigu būnu susiplanavus treniruotę, tai aš leidžiu savo ją atšaukti, nes aš pagrindęs arba ten einu į movement mokyklą tokią, arba sportuoju individualiai su svoriais namie. Tai aš kaip ir savo tvarkaraštį dėliojasi pati, tai čia tas pasikeičia ir aš save laikau, aš taip visą gyvenimą sportavau, tai aš skaitau, kad man ten treniruotė
kuri kitai moteriai galbūt bus didžiulis stresas, kad jinai man nėra, nesukelia labai daug streso, tai ten irgi taip reikia pagal save, bet šiek tiek atsižvelgiu ir ypač va taip išmokus apie moters hormonus, kas man gal taip labiausiai pasikeitė, kad aš tiesiog sau leidžiu nesportuoti, kai Būna tokių dienų, būna, Rūta? taip tikrai būna ten kokios 3-5 per mėnesį, kad tu taip pat Kada dažniausiai tai būna? Man tai labiau antroji ciklo pusėje būna, bet man pavyzdžiui nebūtinai yra tas, kad man tarkim pirmoji ciklo pusėje, kur atseit pas moteris turėtų būti labai žemas energingumas, tai aš pavyzdžiui to labai žemo energingumo, bet gal dėl to, kad aš tiesiog labai sveika jaučiuosi, aš to labai žemo energingumo nejaučiu, tai aš pavyzdžiui ten per daug nekoreguoju savo sporto tvarkaraščio, bet čia ir yra tas bioindividualumas. O Marija, ką tu sesė jauti? pakalbėjo labai panašiai. Bet tu vis tiek, o tu tą patį darai, kas sesė? Taip, aš tai labai daug sportuoju namuose ir pati dėliojusi savo sporto rutiną, tai žinodama tiesiog tą, kaip keičiasi mano hormonai ir pati žinau, kad mano progesteronas ten gali būti, jis labai reaguoja į stresorius, tai aš tiesiog jeigu tą dieną nesijaučiu energingai, kai turėtų ten toj antroji ciklo pusėje, tai aš ir leidžiu savo nesportuoti. Bet negerai taip leisti 10 dienų savo nesportuoti. Ne, bet kai tu, ta prasme, bet judėjimo nesumažinu, ten pavyzdžiui, daraus ten kokias 2 kartais, ne 2,5 valandos vaikštų, tai, ta prasme... Žodžiu, pakeiti kažkuo lengvesniu. Judėjimas yra, ten pavyzdžiui, jeigu pavalgau ir ten tą dieną nesportuoju, aš turiu tokius... kaip ten vadina dabar, exercise snacks, man atrodo, tokie, kur labai... Užkandukai. Jo, sporto užkandukai, tai aš suvalgau užkanduką ir, pavyzdžiui, padarau 10 atsispaudimų. Ir tiesiog ir tada tu taip, kažkaip dienos, lipam laiptais namuose 6 aukštą. Ir kaimynai išmoko. Mūsų tikrai mes anksčiau, kai įsikėlėm į namus, tai mes buvom vienintelės, kurios vaikštai 6 aukštą, bet dabar jau ir kaimynus sutinkam. Ir būna kaimynai pradeda vaikščiat laiptais, bet pradžioje lipa tik žemyną, po to jau sutinki lipančius ir aukštynai. Tai gerai, mažesnė sąskaita dabar už liftą, ar ne? Pajutot? Ne, gaila, nepajutom. Supratau. Gerai, o kokias klaidas dažniausiai moteris daro keisdamos tą mitybą ir bandydamos protarpinį badavimą? Tai keisdamos mitybą, tai dažniausiai, kad aš dabar laikysiuos dietos. O kaip žinoma, dauguma dietų yra tokios stabilios, nekintančios, jos būna kažkoks labai konkretus protokolas. O apie ką dabar visą laiką kalbėjom, kad moters fiziologija yra nuolatos kintanti ir vieną mėnesio dalį, kai kils estrogenas, reikės vienokių mitybinių medžiagų daugiau, kitą dieną, kai progesteronas dominuos arba kils, jam reikės kitokių medžiagų daugiau. Tai pagrindinė klaida yra turbūt pasimti kažkokią dietą ir ją tokią statišką, grikių dietą. Vat, pakalbėkime apie grikių dietą, nes labai dažnai ateina pas mane, ar aš galiu iškrovos dieną pasidaryti, ką jūs turite omeny, ką iškraudinėsiu, ką čia iškrausim. Tai ir dar, tarkim, kas liečia, tarkim, grikių dietą, arba ten paima ir tik tai geria kefyrą, arba ten blogiausia, tai saldžios sulčių dietos, kažkokie tokie būna. Tai jos dažniausiai yra labai limituotos mitybinė verte, nes kad mes susirinktume visas tas medžiagas, vitaminus, mineralus, makromedžiagas, kurių reikia kūno optimaliam funkcionavimui, mes turim valgyti įvairovę, o mitybos dažniausiai dietos yra ribotos mitybinė verte. Tai čia turbūt dažniausios klaidos. Ir viena tokių didžiausių klaidų, kad moteris dažnai, kai keičia mitybą, tai labai dažnai ateina su aš noriu numesti svorio, ir čia toks pagrindinis tikslas ir į šitą tikslą taip žiūrima labai aklai, negalvojant apie pasekmes, tai kaip jau minėjau, pavyzdžiui, yra mažinamos kalorijos ir didinamas sportas, kad tas svoris nukristų. Ir šiaip čia tokie gal ne visai tradiciniai dalykai, bet savo praktikoje tai esu dar labai pastebėjęs, kad klaidos, kurias daro moteris, čia aš taip vadinu kaip klaidas, aš aišku joms to nesakiau, bet sugalvoja daryti dietą ir taip
neinformuoja šeimos. Šeima visą badauja. Neinformuoja šeimos ir tada negauna palaikymo, nes aš manau, kad, kai gyveni šeimoje, vis viena turi būti kažkokia komunikacija, kad tau nebūtų keista pasakyti, kodėl tu, pavyzdžiui, galbūt bulvių porciją mažesnę valgysi, arba kad jeigu važiuosi pas Anytą, kad tu, tarkim, ten irgi ten bulvių, tarkim, mažesnę dalį savo lėkštėje, arba kad tu, tai tas šeimos palaikymas yra labai svarbus, jo. Ir dar klaidos, kai tada informuota šeima, tada, pavyzdžiui, gali, pasakyti, kad aš norėčiau, kad mūsų ten spintelės nebūtų prikrautos saldumynų, nes aš dabar dėl savo sveikatos ten darau šitus pokyčius ir man tiesiog yra lengviau, jeigu nėra saldumynų. Tai va čia tokios. Dar aš čia turiu keletą klausimų, kodėl pavalgius norisi miego, bet mes jau apie tai šiek tiek pakalbėjom. Bet, dar Marija, man atrodo, nepaminėjo ten vieno tokio dalykėlio. Tai tiesiog... Dalykėlį paminėk, Marija. Kurį, kad šiaip kai mes pavalgom ir dažnai suvalgom didžiulį tai va, apie tai norėjau paklausyti. Jau įtariu. Taip. Virškinimas yra tiesiog imlus energija ir tenais kraujotaka labiau yra nukreipiama į virškinimo sistemą ir taip yra truputėlį apvagiamas smegenis, tai dėl to gali atsirasti tas mieguistumo nuovargis, galbūt kažkoks tas vadinamas smegenų rūkelis. Tai iš esmės, jeigu tai būna dažnai pavalgius, tai reiktų pasižiūrėti, taip irgi pastebėti, nuo kokių maistų ir nuo kokio dydžio porcijų tai būna, nes greičiausiai yra maistų, nuo kurių neateina tas nuovargis, tai taip tiesiog atsirinkti ir atitinkamai padaryti pokyčius. Ir aišku, tie gliukozės kalneliai irgi tokie po to yra, kaip pasiekmė yra tas nuovargis. Man dar patiko jūsų patarimas irgi per akademiją, kad pavalgius, jeigu sunkiau pavalgy, kad ir to kugelio, išeiti vaikščioti arba judėti, kažką daryti, bet negulėti lovoje, ar ne? Tai čia irgi toks labai neblogas patarimas, kaip kovoti su savo ir svoriu kažkokiu, ar ne? Taip, kas vyksta iš esmės, kai mes pavalgome ir pradeda kilti ta gliukozė. Jeigu mes pradedame aktyviau judėti, gliukozė yra sunaudojama raumenų, tai iš esmės neleidžia tam gliukozės šuoliui tokiam dideliam būti. Tai pasivaikščiojimas, namų išsirbimas, ten netgi tiesiog sėdėjimas ant sofos ir raumenų įtraukinėjimas kojų, pavyzdžiui, jis jau naudoja gliukozę. Tai taip. Tai va, taip reiks ir elgtis. Aš jau stengiuosi tą pritaikyti, kaip sakėt, jeigu dirbi ofise, tai nueik toliau kažkur pavalgyti, kad galėtum sugrįžti, nes kada ten tas gliukozės pakilimas didžiausias, ne iš karto. Per 70 minučių jisai įvyksta, tai iš esmės per 70 minučių tarpį ir reiktų. Bet kas dar įvyksta dažnai, kad mes šiais laikais pavalgom ten greitai maistą ofise, sėdam prie stalo ir mus jau atakuoja kokie nors pikti e-mailai ir tada kyla stresas ir tada mūsų virškinimo sistema, kai yra stresinė situacija, ten turėtų vykti virškinimas, bet resursai yra nukreipiami kitur ir taip gaunasi, kad, pavyzdžiui, gali netgi išsivystyti ten kažkokie skrandžio sutrikimai, tai tas pasivaikščiojimas dar kartu priduoda ir to tokio atsipalaidavimo momentą, tai ir pagerina virškinimą. O apie sportą irgi šiek tiek kalbėjom, bet kada geriau sportuoti? Ar prieš valgį, ar po valgio, arba, kaip sako, reikia palaukti keletą valandų ir tada eiti sportuoti? Kaip yra iš tiesų? Čia labai vėlgi bioindividualu. Jeigu taip kalbėti apie paros laiką, kada sportuoti, tai tikriausiai mes kiekvienas save geriausiai pažįstam ir žinom, tai tikrai kai kuriem žmonėm tinka tik atsikėlus ryte, ten kitiem dieną, kitiem labiau vakarop. Ten ar po maisto, tai pavyzdžiui, aš galiu pavalgius tokį gerą subalansuotą maistą, sportuoti po 2 valandų ir daryti bet kokią treniruotę. Kitam žmogui galbūt po pietų reikėtų, kad praeitų apie 3 valandas, kad galėtų eiti į sporto salę. Bet jeigu buvo nevalgymo tarpas, tarkim po nakties ir dar nevalgyti, tai moterims prieš sportą yra rekomenduojama suvalgyti apie 15 gramų baltymų, jeigu tai bus treniruotė su svoriais, o jeigu tai bus ir svorio ir kardio, tai dar pridėti apie 30 gramų angliavandenių. Tai ten jogurto su bananu, taip.
Bet aišku, Prieš sportą, ta taip, prasme. taip. Bet jeigu ten, nu, jūs keliatės ten 6 ryto ir sportuojat ten 6:45, ne visiems išeis Jo. suvalgyti tą, tai tarkim, jeigu neturit sultinio arba kažkokio kokteilio, nu tada galbūt galima bandyti ir be to maisto, bet tada tik tai pabaigus sportą jau reikėtų. Tai kai kurie, nu, kas tikrai negali pavalgyti prieš sportą, tada reikėtų iš karto po sporto suvalgyti normalų. O šiaip po sporto visada reiktų valgyti, sakym, jeigu ir pavalgiau prieš sportą šiek tiek, bet ir pasportavus, ar čia irgi Labai priklauso nuo individualu? kokios treniruotės, jei tai buvo labai intensyvi treniruotė, kur ten, tarkim, valandą, gal ten kokią valandą 20 ir buvo ir su svoriais, ir intensyvi kardio, tokia, kur pasieki savo 70-80% galios, tai aš, nu, tada reikėtų pavalgyti ir po sporto. Aš, pavyzdžiui, einu į tokią judesio mokyklą, tai aš skaitau, kad mes ten ne visada intensyviai sportuojam, nu, ten ne sportas, ten tokios praktikos labiau, tai, pavyzdžiui, ne visada valgau po jų. Tai žodžiu, kaip jautiesi, ar ne? Taip. Bet šiaip rekomenduojama moterims pavalgyti po. Ypatingai, jeigu tu sportuoji su svoriais, Taip, kiek dabar klausau, kad reikia tada raumenims duoti to maisto. Taip. Nu ir jeigu kardijo labai aktyvi treniruotė, tai irgi, nes tu kaip ir sunaudoji tos gliukozės labai daug ir jeigu, nu ten ypač jeigu reikia tam progesteronui sudaryti sąlygas, tai, nu, jeigu tu nepamaitinsi kūną, tai gali būti ir po kardijo treniruočių, kad reikia šiek tiek angliavandenių daugiau. Ir dar pakalbėkime apie idealius pusryčius. Vat irgi, ar reikia, ar nereikia. Dabar palikim tuos sportus, sakykim, ar ne, bet grįžtam prie maisto. Grįžtam prie pusryčių, nes, pavyzdžiui, aš niekada nenorėdavau pusryčių ir man visada būdavo lengviausia atsisakyti pusryčių. Jeigu aš jau noriu tą daryti protarpinį badavimą, tai man geriausia atsisakyti pusryčių. Lengviausia. Bet dabar vis irgi girdžiu, kad jų reikia. Tai kaip yra iš tiesų? Tai ar čia reikia, nu, pusryčiai iš esmės užduoda toną visai dienai ir... Bet ar jų reikia, ar nereikia, tai priklausys nuo kiekvieno žmogaus rutinos. Jeigu tu propaguoji ten tą ilgesnį protarpinio nevalgymo tarpą, galbūt tavo pusryčiai yra 11 dieną, 11 valandą dienos. Aš, pavyzdžiui, valgau vakarienę 4:30, kur kai kuriem žmonėm, kai pasakau, nu, jie supranta, kad aš kartais antisocial tokia esu. Tai čia, nu, ta prasme, čia tik tai pavadinimai, ką tu vadinsi pusryčių, nes jeigu kūnas yra metaboliškai labai lankstus, tai net ir ten 11 valandą pavalgius pirmą maistą, čia nėra taip, kad kažkas ten labai blogai. Man tinka toks variantas. Taip. Bet ten irgi dar reikia, papildysiu Mariją, žiūrėti, jeigu yra lėtinis stresas, yra problemos su kortizoliu ir ten jaučiamas nuolatinis nuovargis, tai tas rytinis kortizolio pakilimas, tada yra visai gerai pavalgyti atsikėlus po ten valandos ar kažkiek tai ar 2, nes tada tas maistas gali taip tarsi nuraminti šiek tiek kūną. Tai vėlgi, jeigu tokia situacija, kad yra daug streso gyvenime ir jau tas kortizolis išsireguliavęs, tada geriau pusryčiam visgi teikti pirmenybę. Ir dar jeigu moteris, pavyzdžiui, turi tikslą numesti svorį, nu, iš tiesų ir vyrai, ir, pavyzdžiui, jie nevalgo pusryčius, bet valgo gana vėlyvą vakarienę, tai vėlyvą vakarienę perkelti pusryčius ir gyventi labiau pagal cirkadinį šviesos ritmą, tiesiog kūnas galės lengviau paleisti tą svorį. Nes tiesiog vakare mūsų kūnas, nesvarbu kaip mes esame įpratę, jo gyvenimas yra diktuojamas šviesos ir jis artėjant nakčiai pradeda tapti mažiau efektyvus, deginti riebalus ir tas metabolizmas lėtėja, kūnas ruošiasi miegui. Tai va, dar toks. O kaip su miegu yra? Vat, paskutinis tikriausiai klausimas. Kaip yra su miegu? Nes aš irgi miegu dabar su šituo gadžetu. Pripratau, jau viskas gerai. Bet tam, kad pasižiūrėti, kokia ta mano miego kokybė. Ir vieną vakarą
Šiaip aš irgi stengiuosi valgyti iki 5 panašiai taip pat ir jau, vėliausiai iki 6. Bet vieną kartą gal vat buvo tas PMS-as ir aš tiek užsinorėjau kažko saldaus ir nuėjau, nusipirkau zefyrų, nusipirkau dar kažko ir suvalgiau 7:30 vakare. Ir kągi, kitą dieną žiūriu savo miego kokybę, jeigu visada apie 87-83 miego kokybė, tai buvo 50 su kapeikom. Atrodo, lyg ir išsimiegojus, lyg ir viskas gerai ir galvoju, kas čia įvyko. Tai ar čia galėjo būti va tas cukraus... Taip? Taip. Tai čia galėjo būti, kad tu pavalgiai, tada po kažkiek valandų cukrus pasiekia tokį maksimumą. Tas cukraus pakilimas kraujyje taip pat signalizuoja kūnui, kad išskirti kortizolį, nes kortizolis tarsi taip kaip ir stabilizuoja tą cukraus kiekį kraujyje, tai kartu ateina kortizolis, jis tave lengvai prižadina, nes jis veikia tarsi prieš melatoniną, tą miego hormoną. Ir gali būti, kad tu to nakties metu net nepajutai, bet tavo, laikrodis pajuto už tave. Kūnas mano pajuto, bet... Taip, tu nepastebėjai to prabudimo tokio. Ir taip žmonės, kartais tai pavalgo vakarienę ir tada vakare užkandžiauja ir vien tas vėlyvo užkandžio nuėmimas gali padaryti labai didžiulę įtaką viskam. Vieną kartą nieko. Tai žodžiu, miego kokybei tai yra labai svarbu. Kas dar yra? Šiaip aplamai miegas. Dažnai mes tą miegą taip nurašom, mes nenorime miegoti 8 valandų. Sako, kad silpniem čia miegas, man atrodo, mes norim 6 arba 5, nesgi reikia tiek daug darbų padaryti. Tai kaip yra su tuo miegu? Aš tai visada sakau, kad reikia išmokti efektyviau dirbti, kad miegui liktų daugiau laiko. Teisingai. Aš tai labai mėgstu, ypač jeigu geras čiužinys. Tai, bet jo, jeigu kalbant iš mitybinės pusės, tai tikrai reiktų nustoti valgyti ten, idealiu atveju 3-4 arba bent jau 2 valandos prieš miegą. Ir ten yra, tiesiog čia gal dabar jau labai išsiplėšysim šitos laidos kontekste, jeigu pradėsim kalbėti apie miego optimizavimą, bet tikrai kuo labiau prisiderini prie to cirkadinio ritmo, ten įtaką turi ir rytinės šviesos natūralios gavimas, pabuvimas gamtoje ir šviesų pritemdymas vakare ir atsisakymas ekranų ir kažkokio rituališkumo sukūrimas, kad tas jau pradedi tarsi ruoštis tam miegui ir miego disciplina, kad jeigu tu po biškį ankstini tą nuėjimą, nes ten irgi priklausomai nuo kada nueini miegoti ir kada užmiegi, tai irgi turės įtakos, kaip kokybiškas tavo miegas. Tai yra tame tiesos, kad reikia anksčiau eiti miegoti, ne 1 ir ne 2 valandą nakties. Yra tiesos, bet ta tiesa irgi tokia, žinot, šiaip tiesos nežinau, ar yra, nes yra tiek daug visokių dalykų. Nes šiaip mes turim pavyzdžių savo aplinkoj žmonių, kurie gyvena labai naktiniu ritmu ir jie eina miegoti ten apie 6 ryte ir keliasi kažkur apie 2 dienos. Tiesiog taip yra susidėję bet jau daro tai metai iš metų ir tiesiog visą savo dienotvarkę arba nakties tvarką taip persidėlio. Ir sveiki žmonės, viskas gerai. Bet standartiniam žmogui tai taip, kuo anksčiau gali nueiti miegoti, tuo bus geriau. Prie kiekvienos tokios specifinės rutinos reikia tada viską persidėlioti, nes dažnai būna, kad įvyksta tas tarsi poreikis eiti vėlai, bet tada viskas kitas nėra adaptuojama. Tai viską galima susikurti gyvenime, mesgi žmonės adaptyvus esam. Taip. Tai merginos. Prišnekėjom daug čia, aš žiūriu į laiką, kad jau reikia po truputį mums ir baigti, bet dar noriu paklausti tokio klausimo. Aš visada galvau, kad jums apie ten iki 30 metų. Ačiū. Bet taip primečiau ir dar jūsų paklausiau, žodžiu, jums nėra, jums daugiau. Nežinau, ar norite atskleisti. Kiek mums dabar? Kiek jums, Marija? 74 kartu sudėjus. Jo, taip, aš užėmė laiką skaičiuoti, nes pernai metais buvo 7. Tai va, tai ką jūs darot, nes iš tiesų atrodot, be galo jaunai. Ar tai čia būtent tas ir maistas, sportas, miegas, ar turit kažkokių
special dalykėlių. Tabletyčių. Nu, jaunimo eliksyro kažkokio jaunatvinio. Jei turėtume tai pardavinėti. Tiesiog, nu, kūnas vis prisižiūrim tiesiog. 90-95% laiko valgome gerai mitybiškai, subalansuotai, daug miegam. Pastebėjot kažkokius pokyčius, kaip pakeitėt savo mitybą? Oda pagerėjo, tai man tarkim paauglystė ir ten taip aplink labiau 25 metus man niekada nebuvo lygi oda, nu ir toksai būdavo ir aš po to, kai identifikavau, tai man šiek tiek, pavyzdžiui, tam odos lygumui turi įtakos, labai didžiulį įtaką turi cukrus, aš anksčiau šiaip labai mėgdavau, kai aš išvažiavau į universitetą 18 metų savarankiškai gyvent, gavau savo pirmą darbą, aš valgydavau vien tik Ben & Jerry's ledus, nes aš galėjau įgyvendinti visą savo vaikystės svajonę, aš tiesiog valgydavau vien saldumynus, aš įgyvendinau tą. Jo, ir po to tai vat, to cukraus daug nevalgymas, tada pieno produktų, man asmeniškai šiaip daugumai žmonių tinka, tai padeda kažkaip sportas, aišku. Aišku, tas baltymų suvartojimas. Baltymų Marija, kaip suvartojimas. su tavim? Tai Irgi pajutai skirtumą, kai pradėjai keisti savo? aišku, pajutau. Tai, bet aš kažkaip manau, kad žmogaus, nu, tai mityba turi tikrai didžiulę įtaką, sportas. Aš manau, kad dar jaunatviškumui labai prideda ir šiaip domėjimasis gyvenimu, smalsumas ir tas kažkoks vidinis gyvenimo džiaugsmas, apsupimas savęs žmonėmis, kurie ten, nu, su kuriais malonu būti. Tai tas irgi prisideda prie to, kad gal fiziologiškai tada streso yra mažiau gyvenime ir tas irgi labai įtakoja. Tai, žodžiu, gyvenam laimingai. Su juokeliu dar reikia kiekvienos dalykus. Humoro jausmas priduoda. Taip. Pasijuokti labai smagu. Tai, Marija, Rūta, ką dar norėtumėt, galbūt aš kažko nepaklausiau svarbaus, ar mes jau daug maž viską aptarėm, ar dar norėtumėt kažkuo pasidalinti? O jeigu ne, aš turiu vieną tokį svarbų klausimą. Marija, turi kažką dar pridurti? Ne, aš irgi, man atrodo. Pasakėm visą savo pasakymą. Tai va, dabar tradiciškai aš visų pašnekovių klausiu mūsų laidoj, koks jūsų požiūris yra į menstruacijas? Mano tai va čia kas dalykas, kas pasikeitė. Dabar aš kurį laiką turėjau nereguliarų ciklą ir aš tiesiog, kai jos atsirasdavo man, aš taip išmokau jomis džiaugtis. Tai aš tiesiog visada jų laukdavau, nes vienu metu buvo išsireguliavę ir aš galvojau, kad jau man ten šakės. Tai aš labai džiaugiuosi. Bet dabar su maistu viskas sugrįžo. Viskas normaliai susireguliavę, tai aš labai džiaugiuosi, nes man tai mano ciklo reguliarumas ir su tuo, ką aš žinau, tai yra mano tiesiog sveikatos rodiklis. Tai aš džiaugiuosi. Marija, o tu? Šiaip aš irgi, man atrodo, mes Rūta netgi kalbėjom šitą temą kažkada, kad pradžioj, ten paauglystėj, kai prasideda visas menstruacijų ciklas ir tu nieko nesupranti, kas vyksta, dar visuomeniai vadina tai liga, tai tu taip kažkaip, nu, labai kaip ligonis ten vaikštai. Ir po to, kai viso tai dingo ir taip vienu metu galvoju, o Dieve, nėra menstruacijų, kaip gerai, tenais nereikia nieko rūpinti. Ir po to, kai tu nusuvoki, kas iš tiesų, kad čia yra rodiklis, kad kažkas yra, nu, negerai su tavo kūnu, tai kai viskas susireguliavo, tai Tai va, moteris, ir jums žinutė, aš jau čia abrakadabra ir atsirado dovanėlės, bet taip, aš labai mano ir tikslas toks ir yra, kad vienas dalykas Gentle Day keičia moterų požiūrį menstruacijas, dėl to mes atsiradom, bet būtent keisti tą požiūrį ir labai dėkoju jums, kad jūs atėjot ir pasidalinot savo visomis žiniomis su mūsų klausytojomis, aš manau, kad ir joms šitoje vietoje tikrai bus daug pagalbos ir aš labai noriu, kad tos menstruacijos nebūtų tas toks baubas, siaubas, kuris yra nepatogus, gadina mum gyvenimą ir atostogas ir viską, žodžiu, dabar galima viską išspręsti gerais produktais. Šie produktai yra be cukraus, tai galėsite juos... Tiks mūsų dietai. Jo, tiks jūsų dietai. Tai ačiū merginos, ačiū Marija, tau labai. Ir mėgstu dovanas. Na, žinai, ką aš dabar galvoju, yra ksilitolis putose.
Tai yra cukrus. Tai nevalgyk būtų. Gerai, Nevalgyk. nors Jo, atrodys turbūt tai skaniai. išbandysite visus mūsų produktus, čia rasite ir prausiklį, ir dezodorantus įdėjau, kad faina. išbandytumėt, jie yra Ačiū labai labai. faini, natūralų, žodžiu. Tai ačiū labai jums, Marija ir Rūta. Ačiū žiūrovėms ir jeigu jums patiko, spaudžiam, jeigu labai patiko, dalinamės ir ypatingai jeigu matysite, kad ši informacija kažkam bus labai naudinga, būtinai pasidalinkit su tomis savo draugėmis, mamomis ar dukromis. Tai ačiū jums labai dar kartą. Ačiū Vilmante. Ačiū, labai Vilmante, kad malonu. pakvietei. Ačiū. Dėkui. Valio.